aš padėjau. Taigi, labą dieną, gerbiami Seimo nariai, tarybos nariai, administracijų įstaigų vadovai, darbuotojai. Tai susirinkom į lapkričio mėnesio tarybos posėdį. Visada spalis, atsiprašau. Visada į posėdį kviečiami Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas, kuris ir dalyvauja, vyriausybės atstovas, kuris ir vakar, ir užvakar teko bendrauti su juo keliais klausimais, šiandien sakė nedalyvaus posėdėje. Tai savivaldybės administracijos vadovai, seniūnai, skyrių vedėjai, žiniasklaidos atstovai. Žiniasklaidos atstovai mūsų dažniausiai stebi tiesiogiai ir nebūtina dalyvauti jiem. Bet žinau, kad esame stebimi ir žiūrimi. Taigi, dėl posėdžio pradžios, ar būtų kažkokių klausimų, gal nėra, tai posėdžiui buvo pasiūlyta tvirtinti darbotvarkę iš 24 klausimų. Gal turite kažkokių pasiūlymų dėl darbotvarkės? Prašau, gerbiamas Linas Lileikis. Labas rytas visiems. Siūlau iš darbotvarkės išbraukti 22 klausimą, nes vakar gavom iš ligoninės direktoriaus raštą, kad tos patalpos reikalingos ligoniniai. Tai siūlau šį klausimą išbraukti ir atidėti apsispręsti vėlesniam laikui. Tai ar būtų norinčių klausti ar pasitikslinti? Gerbiamas Richardas Sudaris, prašau. Tai kažkaip tai keista, kad jūs administracija bendraujat su įstaigos vadovu. Ir tas klausimas buvo žinomas, kad nuomos sutartis tų patalpų baigėsi metų gale ir parašė tokį sprendimų projektą ir komitetuose bent jau mūsų iškilo daug tų klausimų, su viskas nuvilnijo per žiniasklaidą ir dabar mes išimam dėl to, kad yra ligoninė. Anksčiau nebuvo žinoma, kad ligoninė tos patalpos buvo reikalingos. Gal virgytojas galėtų pasakyti, ar buvo sakęs administracija, kad ir iki komiteto, kad tos patalpos bus reikalingos. Gal galėtų virgytojas ateiti į tribūną, nes manau, čia ne tik pas manęs viena tarybos narių yra klausimų. Tai aš nežinau, aš tikrai komitetų nemačiau ir nestebėjau, bet kiek žinau, komitetuose nebuvo pateiktas noras ir raštas gautas tik vakar. Tai šiai dienai šitos patalpos yra patikėjimo teise priskirtos ligoniniai ir jeigu ligoninės vadovas rašo, kad jisai rūpinasi ligoninė paslaugų plėtrą ir teikia tokį prašymą, kad jam tokios patalpos reikalingos, tai aš manau, kad verta padiskutuoti, gal tikrai kažkokias ypatingas paslaugas ateina ar dar kažką. Tai, o turtas ligoninės kažkaip irgi iš mūsų pusės atrodytų gal per skuboti sprendimai, tai nežinau, tai ar bus norinčių išgirsti direktorių, tai jeigu... Dėl sprendimų, kaip, tai mes žiūrime ir į kitą pusę, nes sutartis baigėsi gruodžio 31 dieną, tai negalime ir kitos pusės, jeigu patalpas nusprendžiam ir paliekam ligoninį, tai turi dabartinis nuomininkas, turi ieškotis kitų patalpų, jeigu nori tęsti veiklą, nes pagal idėją tarybos posėdis dabar numatytas gruodžio 29 dieną, tai praktiškai nebėra laiko jokio nei manevrų, nei sprendimų, reikia aiškių atsakymų ir manau, kad tas klausimas jau ir taip pavėluotas yra pateiktas, nes laiko liko tai nedaug. Tai klausimas pateiktas pagal pateiktus prašymus, buvo pateiktas Lizdenio prašymas tik dabar, mes irgi negalim žinoti, ar teks įstaiga vykdyti veiklą ar darys. Taip pat pateikta yra šiandien, labai džiaugiuosi, žinokit, ko gero čia tapsim Akmenės rajono sveikatos centro Lietuvos, gal visų centrų, nes gavome dar norinčių patalpų iš uždaros akcinės bendrovės Kontravesta, kuri Ignalinoje veikia, gavom uždarosios akcinės Plungės sveikatos centros prašymo patalpų ir norima teikti paslaugas, iš UAB Klaipėdos Pajūrio sveikatos centro,
iš Akmenės sveikatos centro, tai labai džiugu. Tai gerai, meras, o ko jūs taip bijot konkurencijos? Jūs taip džiaugiatės atidarydamas lezę gamyklas, kiek čia daug žmonių, tai mes džiaugiamės, tai ir į sveikatą pas mus ateina daug įstaigų. Ar džiaugiamės, ar proteguojam kažkam kitam? Ne, tai žiūrėkit, aš džiaugiuosi. Tai Aš džiaugiuosi ir mes suteiksim galimybę, gal aš siūlau, turim į planą seniūnus iškelti, gal pirmam aukšte išnuomoti patalpas. Ta prasme, nuomojimų patalpų daug, o dabar irgi kai kuriuo atsisakysim, tegul tik ateina. Bet konkurencija, manau, ir sveikatos įstaigų paslaugų teikime yra labai svarba. Ar mes norime šiandien kaip tarybos nariai užtikrinti tinkamą viešų paslaugų, kas suteikia galimybę per konkurenciją įstaigų, ar mes norime, kad tiesiog vienos įstaigos neliktų ir toliau. Tai viskas tvarkoja. Arba mes norime proteguoti vieną, išskirti vieną iš privačių ūkio subjektų. Jeigu eitų kalba Žiūrėkit, apie gerbiamas mūsų... Richardai, todėl aš ir siūlau šitą sprendimą išimti. Mes neproteguojam. Kaip visada, susitarti įlį po kilimą. Ne, susitarsim. Aš jums siūlau ir ką jūs minėjote apie datas, mes tikrai darysim lapkričio 20 dar vieną posėdį. Šiuo atveju, kaip jūs ir patys sakot, mes vykstom pagal prašymus. Ar reikėjo diskutuoti anksčiau ar vėliau? Pateiktas prašymas buvo tik dabar. Tai mes dabar turim ligoninės direktoriaus prašymą. Tai mes irgi negalim ignoruoti ligoninės vadovo, kuris rūpinasi sveikatos plėtrą ir pateikia tokį norą į savo turtą. Tai gal tada ir atidėkim ir grįšim prie diskusijos. Aš manau, turėsim atskirą gal sveikatos komitetą, sulauksim konkrečių ir tikslesnių planų, o ne tik svajonių, paremtų skaičiais ir viskas tvarkoja. Tai kur čia problema, matot, ir protegavimas? Ne, matau problemą jau iš ankstinės kainos nustatymo sprendimo projekte, kuris identiškai sutampa su būsimu norinčiu išsinuomoti patalpas pasiūlytą kainą. Ir kada aiškinama, kad mes čia patyrėm rinką, pasiklausinėjom ir tu pamatai padalinės pasiūlytą būsiu norimo dabartinio nuomotojo kainą, pratesimą ir kokią mes įdėjome sprendimo projektą. Mes siūlom išimti šitą sprendimo projektą. Tai jūs turėjot galimybę diskutuoti komitetuose ir panašiai. Taip kaip ir vieno iš subjekto pateikimo norą nuomoti patalpas, nurodant, už kiek jis nori nuomotis, tai irgi netitinka normalios konkurencijos sąlygos. Kaip tu tarsi pasakai, už kiek aš nuomosiuos. Ir mes tą įkėlėm iš karto į sprendimo projektą. Tai ne, tai klausimas, tai gal žinot, o kodėl tu rašai, tai dar daugiau gal siūlėsi. Ta prasme, čia istorija įdomi, tu labiau žiūrėkit, sakau, dar 5 įmonės, ką mes Akmenėj patalpų neturim. Turim matot, ne visos patalpos tinka, prie Akmenės cementų irgi tuščių garažų yra, kur galim išnuomoti. Eina šneka apie patalpos, kuris yra šalia pagrindinės gydymo įstaigos. Tai jūs labai gerai pabrėžėt, gerbiamas Richardai, kad klausimas, ar tikrai yra noras teikti kokybiškas ir tvarkingas paslaugas, ar tik noras turėti gerą vietą. Tai yra du skirtingi dalykai. Palaukite, dabar noriu sakyti, kad nekokybiškos paslaugos yra teikiamos centre tam privačiam. Ne, aš noriu pasakyti, jeigu kokybiškas paslaugas, gerbiamas Richardai, jeigu kokybiškas paslaugas, tu jos visur geros, nepriklausomai nuo vietos. Tai žiūrėkit, vis dėlto klausimas yra pateiktas išimti šitą klausimą iš darbotvarkės. Ar kažką norėjot klausti, neklaust dar, aš nemanau, kad šitoje vietoje reikia vadovo klausti, o bus galimybė ir proga susitikti komitete ir padiskutuoti. Dabar aš siūlau, taip, gerbiamas Pranciškus. Aš tai noriu pasakyti, kad baigiam tas diskusijas, yra pateiks klausim svarstymui ir viskas, balsuojam ir priimam sprendimą, arba taip, arba ne, kad čia įsiplėskėm jau taip kaip čiut ne ant turgaus. Taip, gerbiama Vitalija. Ta patį norėjau pasakyti, kad baigti diskusijas ir svarstyti dabar dėl... Darbotvarkė? Taip. Taip, tai yra gerbiamo Lino sveikatos komiteto pirmininko pasiūlytas sprendimas išimti klausimą iš darbotvarkės, siūlau tiesiog balsuoti, kas už šį sprendimą. Keturiem susilaikius, 20 už, pasiūlymas priimtas, dabar siūlau tvirtinti visą darbotvarkę. Richardai, Algė. 24 balsais darbotvarkė patvirtinta.
Pirmas darbotvarkės klausimas dėl seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Visose mūsų seniūnijose įvyko seniūnaičių rinkimai, turime naujų virš 30 seniūnaičių ir atsižvelgiant į tam tikras pastabas vykstančias su tarybos narių atsiskaitimu, patikslinimu, tai šiuo atveju yra būtent ir seniūnaičių patikslinimo atsiskaitimo tvarka. Žinau, kad buvo kilęs sąmyšis, kai buvo prašoma pateikti kūrą vardinius čekius kaip ir už dabartinę veiklą ir seniūnaičiai kažkaip sureagavo, kad palaukit, tai mūsų iš to anksčiau nereikalavo ir panašiai. Tai aš manau logiškai ir teisinga, kad negalima reikalauti to, kas nebuvo įrašyta į tvarkoj. Dabar šita tvarka patikslinta, aiškiai vardinta, kaip turi būti pateikiami dokumentai, kada pateikiami ir tiesiog patikslinimas, kas galios dabar po šito teisės akto priėmimą į priekį, o kas buvo, tai jau seniūnaičiai galės atsiskaityti taip, kaip ir buvo ankstesniai mūsų tvarkoj patvirtinta. Tai prašau balsuoti, kas už šį sprendimą. Balsais už, sprendimas priimtas. Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro organizavimo prijungti jį prie viešosios įstaigos naujos Akmenės ligoninės. Tai pristato sveikatos komiteto pirmininkas Linas Lileikis. Prašau, Nijolė. Aš norėčiau atsistatydinti, kadangi... Neskubėkit, Nijolė. Nusišalinti. Tiksliai, nusišalinti, neatsistatydinti, kadangi dirbu ligoninėje. Prašau, gerbiama Ingrida. Taipogi noriu Nijolė, išjunkit mikrofoną. Taipogi noriu nusišalinti, nes dirbu pirminėme sveikatos priežiūros centre. Aš, kadangi turi nusišalinimą priimti ar nepriimti taryba pagal paskutinį vyriausybės tarybos išaiškinimą, siūlyčiau nepriimti nusišalinimo, nes jų veikla nesusijusi nei su uždarbiu, nei su kažko, o iš kurios pusės žiūrint, mes turėtume visi tarybos nariai nusišalinti, nes esam tų pačių ligoninių klientai ir poliklinikų prisirašysi asmenys. Tai tiesiog prašyčiau nepriimti tarybos nusišalinimą ir dėl to balsuoti. Taip, Richardas. Ponios Bartkevičienės, aš nematau problemų, bet dėl reikėtų aiškumo, ar neplanuoja kita tarybos narė užimti vadovaujančias pareigas sujungtam subjektą. Nes jeigu taip, tada jinai yra suinteresuota. Kadangi pirminis centras yra prijungiamas prie ligoninės ir nenumatomas naujas direktoriaus konkursas, nes tai nemanau, kad turėtų tai būti interesas. Tai čia spręsti pačiam tarybos nariui, gal patikslinkit, Richardui, gal tikrai jūs ten turit kažkokį užkulisinį susitarimą tapt vadovę. Tikrai tokių pasiūlymų nesu gavusi. Tai siūlau balsuoti, kas už tai, kad nepriimt nusišalinimą šitų tarybos narių. Aš vis automatiškai. Už nepriėmimą, 2 susilaikė, 1 prieš. Tai likite svarstyti toliau šitą klausimą. Tai prašau, Linas Lileikis, pristatykite. Projekto tikslas yra reorganizuoti viešąją įstaigą Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą, prijungiantį prie viešosios įstaigos naujos Akmenės ligoninės. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 26 dienos sprendimu numeris 183 dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungiant prie viešosios įstaigos naujos Akmenės ligoninės buvo priimtas sprendimas reorganizuoti centrą prijungiant jį prie ligoninės. Tai siūlau pritarti. Taip, prašau, tarybos nariai, gerbiamas Seimo nary, tai faktiškai
tik iš pagarbos galim duoti žodį, bet kitą kartą prašytume. Bet trumpai tada sekretoriate užsirašykit kitą kartą, kad norėsit pasisakyti vienu ar kitų klausimų, nes tvarka tarybos reglamento galioja. Tai posėdžio pabaigoje visada sakau. Gerai, kadangi iš tikrųjų labai svarbus klausimas, teko irgi daug domėtis sveikatos ministerijoje, kokia eiga šio yra proceso, tai atsakymai yra tokie: šio centro jungimo reiktų padaryti iki kitų metų balandžio mėnesio, pagal sveikatos ministerijos pateiktus, kaip sakant, išaiškinimus. Kita problema turbūt yra, aš suprantu, kad visada geriausia būti pirmiem ir greitai viską padaryti, tai gali iškilti ir problemų dėl to. Ir žinoma, dar viena iš rūpesčių yra dėl pačių lėšų paskirstymo, pradinių lentelių pavyzdys. Kodėl Kretingos rajonui siūloma 5 milijonai, o Akmenei tik 1,5 milijono. Tai dar reikės domėtis dėl tų tvarkų, kodėl toks neteisingas paskirstymas. Ir turbūt dar viena iš rizikų yra, kad tos lėšos vis dėlto gali užstrigti, kaip užstrigo energetikos ministerijos energetinių bendrijų projektai. Tai, kaip sakant, su kokiam rizikom mūsų savivaldybė gali susidurti. Bet turbūt dabar svarbiausias dalykas yra tai tiek pirminiam sveikatos centre, tiek ligoniniai, kad žmonėms turėtų būti aiškumas, kaip visas procesas vyks, kas bus ir kas tom sąlygom atsitiks, kas gali būti, jeigu pavėluosim registruoti ir kitus dalykus, kaip sakant, kad toj situacijoje kokie bus sprendimai ir kaip sakant, kaip savivaldybė padės tam daryti. Bet skubos iš tikrųjų tikrai nėra. Sakant, tai ar savaitę ilgiau, ar mėnesių ilgiau tas procedūra užstriks, dėl to projektą savivaldybė gali priduoti ministerijai ir jau į tą eilę prie lėšų atsistoti gali. Tai trumpai tiek. Taip, prašau, Richardas Sudaris, pasisakyk noriu. Aš gal klausimą po to pasakyti norės, bet klausimą norėčiau užduoti ligoninės vadovui, kuris savo rašte pateikė savo argumentus ir galėtų jisai pamotyvuoti savo poziciją iš tribūnos. Tai taryba pritarėm, kad ligoninės vadovas atsakytų. Tik negali jo klausimas. Labas rytas. Iš tikrųjų, paprašysiu išsamaus paaiškinimo. Prašau skirti kokias 5-7 minutės, kadangi nuo šitos ir mano kalbos ir šios dienos sprendimo priklausys viešasis sektorius medicinoje šitam rajone. Gaila, kad viešoje erdvėje yra suplakta reorganizacija. Ligoninėje jokia reorganizacija nesipriešina, raštas buvo dėl atidėjimo. Šiandien dienai mes esam realiai viską pasiruošę, jeigu bus šiandien sprendimas priimtas, įsiteisius pirmadieniui, akreditavimo tarnybas, ligonių kasas, registrų centrą, darbuotojų sutartys, viskas yra paruošta daryti. Todėl suplakti du klausimus dėl privataus UABO patalpų ir organizacijos truputį ir neetiška. Be abejo, emocijos visiems liejasi per kraštus, tačiau gyvenam teisiniai valstybei ir natūraliai, nei aš, nei ligonė visai nenori ten 2 metus trintis teismuose dėl privataus UABO patalpų, kadangi, kaip žinote, yra ar 4 ar 5 prašymai, tai ligoninė iš tikrųjų įveiklintų tas patalpas, kadangi turbūt ne visi tarybos nariai žino, kad yra projektas skubiai pagalbai paruoštas ir administracijos direktorė, rašto rengėjas yra Antanas Lizdenis, mums rugpjūčio mėnesį tam projektiniam pasiūlymam nepritarė, kadangi reiktų ir detalaus plano korekcijos ir mes turim super daug argumentų, kad šitos patalpos būtų įveiklintos ir ten atsirastų priėmimo skubios pagalbos skyrius ir ateitų europiniai pinigai, atsiskirtų srautai. Tai čia dėl to klausimo yra tiek. Dabar dėl pačios reorganizacijos, kodėl mes prašym atidėjimą. Sutikit, liekus 2 mėnesiam iki metų pabaigos perimti įstaigą, vieša paslaptis, kurie sunkiau sekasi ar ne,
Nepaslaptis, jų pačios virfinansikės duomenimis jie neturės net pinigėlių išsimokėti lapkričio 6 atlyginimų. Vakar padarytas visuotinės ligoninės darbuotojų susirinkimas, jie yra apie tai informuoti, mes juos pradotuosim. Pinigai už jų suteiktas paslaugas ateis ne anksčiau 20 lapkričio. Gruodžio mėnesį reikės išmokėti 2 atlyginimus, kadangi metus reikės uždaryti. Tai mėnesis bus dotuojamas, o jų piniginė išraiška yra apie 100 000 atlyginimams. Vakar dar sužinom, viena daktarė traukėsi, nenori pereiti į būsimą įstaigą. Mes neturim laiko pasiruošti. Mes sutinkam, padarysim, viskas tvarkoj, bet žmonės yra įkaitę, žmonės yra pergyvenantys. 4 daktarai pasitraukė, 3 mokslo daktarai už vakarą. 12 laukia šios dienos sprendimo, ligoniniai 26 atvykstantys specialistai iš 48. 10 yra užsieniečių, vietinių, kartu su tyrimų užsieniečius yra 15. Iš tų vietinių tik vienas yra nepensinio amžiaus. Aš kalbu apie ligoninės darbuotojus, gydytojus. Užvakar buvau nuvykęs pas premjerės patarėją sveikato klausimais. Išsakiau poziciją darbuotojų. Lauksim vėliausiai dar kitą savaitę Seimo narių, vyriausybės ir ministerijos delegacijos. Kaip ir Seimo narys minėjo, tikrai nesuprantama paskirstimo eilutė. Šiandien yra pasakyta pinigų suma, bet nepasakyta kas, kiek, kaip ir kur, kadangi aprašo nėra. Aš pats per vieną posėdį paminėjau Kretingai, kurie prieštaravo 5 milijonai, Akmenė, kuri forsuoja 1,5 milijono. Kartojusi. Neduokit nei cento reformos pinigų, leiskit dirbti, operuoti, duodam pas visus pinigus. Mums neduoda paslaugų teikti. Ko tikimės iš reformos? Jūs klausėte, mes taip pat klausėme, mes jos nežinom, kas tai bus. Paleistas traukinys be stabdžių į tamsų tunelį. Kur laukiami rezultatai? Kas pagerės? Žmogiškiesiams ištekliam per visą Lietuvą skirsta 14 milijonų ant 60 savivaldybių. Jeigu yra specialistai, klestim, nėra specialistų, paspaudžiam rankas, skirstomės. Todėl jautrus visiems darbuotojams ir rajono gyventojams šitas klausimas. Paslaugos auga geometrinė progresija. Šiandien dienai mes turim duomenis, kad rugsėjo 30 mes per 1-2 procentus skiriamės nuo pernai metų suteiktų paslaugų už 12 mėnesių. Pas mus šiais metais pas vedančiuosius specialistus nėra vietų. Yra bėda, gaunam daug skundų, bet tokia yra situacija, kad mes jau nebegalim Naujosios Akmenės ligoniniai patenkinti visų pacientų lūkesčių. Joniškis važiuoja, Mažeikiai važiuoja, Kuršėnai važiuoja, Šiaulių kraštas pradėjo važiuoti. Iki šitų daktarų pasitraukimo mes turėjom 8 ar 9 mokslo daktarus. Ar parodykite rajono ligoninėm? Analogų nėra. Kitą savaitę mano darbuotojai gaus vėl, nevadinsime premijų, skatinamasis priedus. 4 kartą per 10 mėnesių. Parodykite rajono ligoninę. Nėra. Iš 34 rajono ligoninių Lietuvoje analogų nėra. Todėl aš pilną teisę turiu sakyti ir prašyti, kad vis dėlto į mūsų prašymus būtų atsižvelgta. Mūsų raštai tikrai nesipila iš gausybės rago. Mes norim bendradarbiauti, norim kalbėti, bet reikia išgirsti ir mus. Eismas viena kryptim prie gero nepriveda. Ir tas nerimas, kuris kyla, jis yra didžiulis. Jūs pamatytumėt akis daktarų vakar, tai aš
8 daktarai vien atvažiavo iš Ukrainos nuo gegužės mėnesio. Šiandien dienai ligoninės pinigais mes nuomojam 8 butus. Iš viso šiais metais mes atsiskraidinom iš Italijos, Suomijos, Slovakijos, Kipro 13 medikų. Jie nėra karo pabėgėliai. Tai aktyvios mūsų vadybos rezultatas, kadangi priėmėm stiprią Gerbiamas direktoriau. Tai va, tai pabaigai, tai aš tik norėjau Jo, pasakyti, 5 kad yra tų minutės problemų, sakė, tai va, bet tai dėl organizacijos mes nesipriešinom, merė, ir nereikia suplakti. Čia buvo dėl tų patalpų ir tikrai ligoninės darbuotojai nieko neprieštarauja. Mes priėmėm tą sprendimą, mes paruošėm ir aprašą patys. Mes įregistravom ir registrų centre. Tai reikia pasakyti, kad viskas tas vyksta. Tai aš dabar laukčiau klausimų ir atsakyčiau mielai. Ne, tai viskas tvarkoja, tai aš todėl norėjau kalbėti viską, ką jūs pasakėt, mes gerbiam jūsų už iniciatyvą, už darbą ir tam, ką, man atrodo, įstaigų vadovai ir dirba ir gauna atlyginimą, kad rūpinti savo įstaigom, gydytojų pritraukimam ir panašiai, tam ir vadovai vėliau skatinami irgi 13 atlyginimais už priedus, tai natūralu, viskas gerai. Ir jūs turėsit galimybę viską šitą išpasakoti per ataskaitą, o mes norėtume, kad analizuotume šitą sprendimo projektą. Tai prašau, klausimas Richardas Sudaris. Turiu klausimą, meras dar pasikeitė biškį įstatymas, jūs nebe tarybos narys, jūs pirmininkavot posėdžiui. Tai aš ir bandau nukreipti į klausimą nagrinėjimą, o ne ataskaitas direktorių. Ir duokit jo. Tai aš noriu paklausti dabar dar direktoriaus vieną klausimą, po to norės pasakyti dar gale po klausimų. Tai noriu paklausti klausimą apie, daug kas pasidarė screenshotus to jūsų Facebook'o, kad jūs atsistatydinat ir jūs patirėt spaudimą ir mobbingą iš mero dėl privataus UABO. Tai yra gan tokie rimti kaltinimai, gal galėtumėt pakomentuoti savo raštą, nes žinokit, internetas toks dalykas, jeigu tu jau ką parašai, nesvarbu, kad ištrini, tai lieka, tai pas daug ką yra tie screenshotai, tai gal pakomentuokit tą mobbingą, spaudimą dėl to privataus UABO, ar jūs sulaukėt tokių skambučių iš mero to klausimo? Iš tikrųjų, aš gavau skambutį antradienį, merui būnant Japonijoje, dėl privataus UB centro Antano Lizdenio, kad aš turiu pasirašyti dokumentus, kuriuos paruošė ponia Stonienė ar ponios Stonienės pavaldinės. Ne tik tą raštą, kuriuos paruošė, bet ir paskaičiavimus, kuriuos mums atsiuntė elektroniniu paštu. Tai yra faktas, žmonės matė ir girdėjo pokalbį mūsų, jis truko 6 minutės su meru. Tai buvo per signal programėlę skambutis. Natūralu, kad tas įrašas žmonėm ir gimė. Parašyta po to neeskaluoti, kadangi buvo vykimas į vyriausybę, nusiraminimas ir šiandien dienoje situacija yra tokia. Tai vienas dalykas, tai visiškai ne dėl organizacijos buvo skambutis, ir bandymas dar sakyti, kad ligoninė tam prieštarauja, tikrai, manyčiau, yra netiesa. Tai atsakiau klausimą. Norėčiau paklausti, patikslinti, tai klausimas buvo apie mobbingą. Tai koks mobbingas vykdomas ir kas patenka po mobbingu? Gerbiamas merė, tai ne pirmas kartas. Iš tikrųjų, mes niekad neviešinų nenorim. Kokį vasaros spaudimą man darėte, kad aš perimčiau iš Pakruojo rentgeno aparatą, identišką kaip mūsų, tik dar be skaitmenos. Ir žiūrėsit, seksit mus, ligoninę, kiek mes su Limeta darom kažkokiu galimai veiksmų per remontą. Nu, taigi tas tęsiasi nuolat. Ir iš tikrųjų, būkim biedni teisingi. Nugi nesikalbam. Nesikalbam. Žiūrėkit, aš siūlau vis dėlto šitą klausimą perkelti atskirą komiteto posėdį, vis dėlto svarstom sprendimo projektą. Kitas dalykas, gerbiamas direktoriau, negražu meluoti, gerbiama Rasa irgi sėdi ir šypsosi. Iš jūsų administracija prašė pateikti raštą dėl patalpų, kurias naudoja šiandien Lizdenis. Ar šitos patalpos jum reikalingos? Nes gautas prašymas, kad yra norinčių išnuomoti, kadangi jūs valdote patalpas patikėjimo teise, jūs turite apsispręsti, ką jūs mum ir padarėte, viskas tvarkoj.
mes gavom jūsų raštą, kad jūs norite naudoti šitas patalpas įstaigos plėtrai šiandien, todėl mes atšaukiam sprendimą paruoštą administracijos. Tai nemaišykim tų dalykų, nes iš jūsų iki šito sprendimo reikėjo dokumento, ar jum reikia šitų patalpų, ar jum nereikia, tada gali tik atsirasti sprendimas. Tik šito buvo prašyma. Tai gerbiamas vadovė, nes netgi sprendimo nėra, kad jūsų kažkas spaudžia pasirašyti, kažkokias sutartis pasirašyti. Tai negalima taip viešai, o kitas dalykas, aš manau, kad komiteto posėdėje ir jūsų Facebooko profilėje ne vieną kartą būna labai keisti įrašai, tai kyla klausimas, ar jūsų darbuotojas neturi kompetencijos viešinimo, ar jūs pats šitą profilį administruojate. Tai šitoj vietoje, aš manau, irgi ne klausimas apie reorganizaciją. Mes svarstom reorganizacijos klausimą. Tai prašau, jeigu turite kažkokių papildomų, kiekvieną frakciją turite galimybę vadovus įsikviesti, galima organizuoti komiteto posėdžius, galima organizuoti tyrimus, bet ne tarybos posėdėje aiškintis santykius. Tai prašau, Richardai. Santykių aiškinimas. Mes esam gan keblioj situacijoje, kadangi čia yra etikos komisijos klausimas. Etikos komisijos pirmininkas mūsų tarybai yra ponas Lizdenis, kuris, manau, net negali tam posėdžiui vadovauti ir kaip kvies, palieka tik tai vienintelį galimybę mums svarstyti, kreiptis į vyriausią tarnybinės etikos komisiją klausimą, kad padėtų išspręsti, nes ta prasme tokio normalaus ir objektyvaus tyrimo čia būtų sunku tada padaryti, jeigu etikos komisijos pirmininkas nuo opozicijos deleguotas yra suinteresuočiausias šioje situacijoje to klausimu. Aš tik dar vieną klausimą. Kokią dieną buvo skambutis jums padarytas dėl tų dokumentų? Mėnesio dieną. Nes tada nesutampa, kad 17, tada nesutampa meras jūsų aiškinimas, kad, žodžiu, pateikti medžiagą iki komiteto. Po jau sprendimo projektas buvo paruoštas komitete. Tai ta prasme, Žiūrėkit, gerbiamas tada Richardai. klausimas meras apie tai, kad ar jums reikalingos patalpos 17 dieną, kada 16 dieną mes svarbam, kad jau patalpas atiduoti, tai kažkaip nesueina datos. Gerbiamas Richardai, jeigu yra kreipimasis į įstaigą ir įstaiga per mėnesį negali pateikti raštą, tai natūralu tiesiog klausi, kada bus raštas, nes tai lemia sprendimo projektą. Ir jeigu eiga visa, būtent vicemeras paprašė, kad gerbiamas direktorius nereaguoja į administracijos prašymus, teikimus, aš paprašysiu taip pat irgi pakviesiu Rasą Stonienę, jeigu jau taip gilinamės į šitą klausimą. Bet aš dar kartą kartoju, tai nesusiję su įstaigos reorganizacija. Dėl etikos komisijos pirmininkas nusišalina, jeigu jisai suinteresuotas, bet komisija svarstyti klausimą gali. Nedalyvaujant pirmininkui, yra pirmininko pavaduotojas ir panašiai. Jeigu jūs nepasitikit savo dalyvavimo ar buvimo etikos komisijoje, jūs turit galimybę iššaukti šiandien. Nežinau, ko gero bus posėdis. Tai nemanau, kad šitie argumentai jūsų yra stiprus, bet aš dar kartą prašau grįžti prie darbotvarkės ir svarstyti reorganizacijos klausimą. Taip, prašau, dar kažkas turite klausimų ar norinčių pasisakyti. Taip, prašau, Richardas Sudaris. Aš dabar gal užimsiu Ačiū, gerbiamas direktoriau. dėl reorganizacijos ir sujungimo. Tai šiuo atveju aš manau, kad jisai yra būtinas ir skirtingai priešingai praeitų klausimų, šiuo klausimu su direktoriumi įstaigos nesutinku, kadangi negalime skirstyti tiek Naujosios Akmenės ligoninė, tiek Naujosios Akmenės pirminis priežiūros sveikatos centras, PSPC, yra mūsų įstaigos. Mes esam šeimininkai ir savininkai, Akmenės rajono savivaldybė. Ir kaip jeigu žiūrėtume pagal akcinių bendrovių įstatymą, mes kaip akcininkai tarybos nariai turi priimti sprendimą ir mums, ta prasme, nėra gerai ir rajono gyventojams nėra gerai, jeigu ligoninė žodžiu, dirba labai pelningai, o pirminis sveikatos priežiūros centras bankrutuoja ir jisai neišsilaiko. Negvildensim, nelysiu į tą sferą, kodėl neišsilaiko tas PSPC. Klausimų kyla daug dėl principinės kovos su privačiu sektoriumi ir psichikos centro išlaikymu, kuris generuoja nuostolius.
Ir jeigu atsimena, čia laikinai einanti, dabar jau gal nelaikinai einanti ta direktorė, kada pirmą kartą mes darėm akcijų emisiją, tai didinom įstatinį kapitalą 120 000 eurų, kada reikėjo padengti skolas, kad išsilaikytų pirminis sveikatos priežiūros centras, mes aiškinomės komitete, iš kur tos skolos kilo ir buvo nustatyta, kad kiekvieną mėnesį apie 10 000 ir daugiau generuoja psichikos centras, išlaikomas pirminis sveikatos priežiūros centras. Pasigilinę situaciją puikiai žinom, kad psichikos centras gali išsilaikyti, jeigu turi prisiregistravęs visus rajonų gyventojus apie 10 000, tada jisai atsiperka. Jeigu ne, tu generuoji nuostolį. Ir vyksta ta konkurencinė kova tarp privataus sveikatos centro ir mūsų. Tik tai skirtingi du dalykai, kad privatus sveikatos centras tai yra savininkas, verslininkas dotuoja iš savo pinigų, o mes dotuojam iš savivaldybės, iš rajono ir biudžeto pinigų. Ir tai generuojam nuostolį, kuris privedė iki praeitų tarybos posėdžio, kad mes vėl skyrėm 100 000, nors ten buvo iškinamajam rašte atvirai, galim sakyti, meluojama ir priburiant, kad ten mes pagerinsim paslaugas, priartinsim ir taip toliau. Iš principo buvo dengti įsisenėjusios skolas, kurios buvo užprogramuotos. Tik tai labai keista, nežinau, tada buvo įrašinėjami komiteto posėdžiai ar ne, kada teikia ponė Penikienė ataskaitą, aš jūs klausiu, tai kaip dabar yra su jūsų balansu, su biudžetu, jūs pelningai dirbat ar ne, ar turit nuostolį. Ir man ponė Penikienė pasakė, taip, mes ir jos buhalterį, mes dirbam be nuostolį, mes sąskaitoje turim pelną. Praėjus 3 mėnesiams beros mes vėl mokam 100 000, kad padengs skolas ir išmokėti išeitinės. Neprijungt mes negalim, kadangi jūs atšnekat apie įstaigos vadovas kalbėjo apie tai, kad nebus mokėti atlyginimų, turėsim dengti, bet jo žmonėm yra įteikti atsiskaitimų atleidimo lapelį. Yra suėję įspėjimo terminai tiem darbuotojams, kurie nesutinka. Ir jiem išėjus bus visiškai paralyžiuota pirminės sveikatos priežiūros centro veikla, kadangi neliks slaugytojų. Ir tas optimizavimas sujungiant, mes suprantam, kad mes jums užkraunam naštą. Gerai, jūs uždirbat pinigų, jūs šaunuolis, jūs gaunat algą, mes jums už tai dėkingi. Jūs dirbat ne iš idėjos, jūs dirbat iš atlyginimų. Jūs esat samdomas darbuotojas, jūs esat menedžeris, kurį mes jums pasamdėm darbui, kad jūs sutvarkytumėt ligonį, generuotumėt pelną. Jeigu būtų priešingai, mes galėtumėm jūs atleisti kaip akcininkai. Tai šioje situacijoje mes priimam kaip taryba sprendimą. Taip yra sprendimas nekoks ligoniniai, bet jis yra kaip ir gelbėjimo ratas pirminės sveikatos priežiūrai rajonų gyventojams. Dėl to mes kaip akcininkai tarybos nariai tą ir priimam. Ir prašom jūsų moralinio supratimo pagelbėti mums šioje situacijoje. Ir jūs tada, kai patapsit abiejų įstaigų vadovas su savo patirtim, su savo energija, mes tikimės, kad užgeneruosit ir paspręsti tą problemą. Ir galbūt panaikinsit tas veiklas, kurios yra minusinės, kurios generuoja, išsigryninsit ir dirbsit toliau. Tai šioj pusėje aš tikrai sakau, kad tas sujungimas yra reikalingas. Dėl pinigų, ką sakė Seimo narys, čia jau ne mūsų kompetencija ir kodėl kretingai daugiau ar mums mažiau, ar mes čia negalim padaryti, bet kaip tarybos nariai, kurie atsakingi už sveikatos priežiūrą ir kurie iš principo visada buvo šneka, mes esam suinteresuoti, kad būtų 2, 3 ar 4 privatus, bet visada turėti ir savo, ta prasme išlaikoma biudžetinė tokia įstaiga, kad ta konkurencija, nes žinot, konkurencija irgi ne visada privačiai socialinėse srityse yra toks jau adekvatus ir geras reikalas, labai geras, bet reikia turėti tada, nes verslininkas sugalvos nutraukti veiklą, mes jo nesustabdysim, jis gali pakeisti planus, bet kada tu esi savininkas ir valdai gydymo įstaigą pirminį sveikatos priežiūrą, tai tada tu gali laikinai kaip ir buvo išspręsti. Dėl to šioj klausimui pasakau, kad tas sujungimas yra svarbus ir tikrai prašyčiau direktoriaus pergalvoti ir savo poziciją. Pasaulis nesugrius, taip jūs uždirbat pinigų, bet reikia kartais ir pasidalyti, nes iš principo jūs esat vienam laive su mumis ir su PSPC. Dėl pritraukiamų gydytojų, tai aš čia taip tų laurų nesidėliočiau, mokslo daktarų kvietimų irgi nesidėliočiau, ne vienas mokslo daktaras neatvažiuoja už ačiū. Mes jam sumokam didžiulis pinigus, tą visą verslą, Santariškių, Kauno klinikų, puikiai žinau, jie yra suinteresuoti, mano žiniomis atvažiuotų gydytojai ir už mažesnius honorarus, kadangi ar tu dirbi klinikose, ar tu dirbi Santariškėse, tau reikia pacientų, nieks neatvažiuoja. Visi važiuoja, kitos ligonės, nežinau, prisitraukia arčiau, netgi užveltui, nes jie atvažiuoja, konsultuoja pacientus ir vežasi operacijų, nusikreipia pas savęs ir apsirūpina savo klientais.
Tai va, ukrainiečių gydytojų yra kitų klausimų, galbūt kitam komitetui ir kitoje vietoje, galbūt aš jums užduosiu ir kitus klausimus apie gydytojus ukrainiečius ir kaip kurie gydytojai ukrainiečiai susiduria su problemom iš jūsų pusės dėl nenoro kažkokiu tai sprendimų spręsti. Tai tie klausimai yra tokie, dėl to trumpai baigiant, jau per daug kalbu, tai aš tai siūlyčiau palaikyti tą sprendimo projektą ir visiems surasti bendrą susitaikymą sujungiant tas dvi įstaigas. Tai tikrai leidau išeiti iš reglamento ribų, nes labai svarbus klausimas, labai jautrus ir suvokiam ir suprantam, kas kelia emocijas. Aš manau, jeigu tikslas vienas, tai yra Akmenės rajono gyventojas, pacientas, tai ir turime dirbti viena kryptimi. Iš tų išsakytų direktoriaus dėl noro į balandžio mėnesį, aš manau, kaip tik dabar pats geriausias sprendimas reorganizuoti ir prijungti įstaigas, kad per šitos 2 mėnesius susitvarkyti, susidėlioti ir jau nuo sausio 1, jeigu ir buvo kažkokie trūkumai, pradėti gražiai dirbti. Nes tą, ką minėjo direktorius galimų esančių problematiką, jinai po balandžio mėnesio nedings, o iki balandžio mėnesio jinai dar gali pagilėti. Dabar iš tikrųjų dar viena išsakyta direktoriaus šiokia tokia neteisinga informacija dėl pinigų išmokėjimo, nes mūsų pirminis sveikatos centras 22 metais jokių lėšų negavo. Ir praeitam tarybos posėdį buvo skirtas finansavimas, būtent susijęs su reorganizavimu dėl išmokėjimo išeitinių gydytojams, kurie nebesutiko tęsti savo darbus ar, reiškia, pereiti į kitą įstaigą. Reiškiasi, ligoninė atsiskaičių šiandien pirminiam centrui iki lapkričio 1 su visais gydytojais išmokėjus atlyginimus, lapkričio mėnesį jau kaip sujungta įstaiga gaus ligonių kasų pinigus, kurių mes neprašysim gražinti biudžetą. Jie liks ligoninės biudžete, kur reiškiasi, šiuo atveju ligoninė netgi kažkiek ir uždirbs pinigų, gaunant iš savivaldybės. Dabar dėl paslaugų teikimo, iš tikrųjų džiugu, kad atvažiuoja iš kitų rajonų, bet ką mes šiandien turim? Aš nežinau, ar mes turim teisinių svertų, ar neturim. Aš gaunu nuolatinius skundus iš mūsų rajono gyventojų, kad jie negauna vietų ir talonų 2 mėnesiam į priekį. Tai tada kyla klausimas. Gydom svetimus, bet saviem nebelieka talonų. Ar tai teisinga? Džiugu, reklama gera, bet vėlgi, ką ir noriu, kad mūsų rajono pacientai gautų kuo greičiau, kokybiškiau. Jeigu šiandien reikia laukti dėl svetimo atvažiavimo, taip, aš manau, tas pasigirimas nėra toksai kaip ir įspūdingas, sakykime. Ir šiuo atveju, sujungus įstaigas, ką ir tikrai pritariu Richardo išsakytais žodžiais, mes nesuplakim nepatalpos čia problemą. Yra įstaigos reorganizavimas ir sekantis klausimas sveikatos centro steigimas. Sveikatos centro steigimas tai sutartiniais pagrindais iš dalyvavimą tų pačių privačių, Antano Lizdenio, Akmenės sveikatos centro steigiamas pagal įstatymą. Ką ir minėjo, kad balandžio mėnesį, gerbiamas tarybos Seimo narys, tai eina kalba sveikatos centro. Tai neliečia visiškai įstaigų reorganizacijos procesą. Mes reorganizuojam tam, kad gaut didesnius pinigus, nes į sąlygas įeina, jeigu struktūrinių būdų daromos reorganizacijos, mes turėsim tikimybę gauti didesnius pinigus ir padaryti labai svarbius darbus. Ir priėmimą skyrių modernizuoti, ir rengeną naują nusipirkti, nes kai kuris šis ant garbės žodžio laikosi ir kartais nedirba. Tai dėl to ir daroma reorganizacija, kur vėliau eina kalba apie sveikatos centrą, ne kaip įstaiga, o kaip sutartinių pagrindų einant į reformą. Tai aš irgi siūlyčiau palaikyti šitą sprendimą ir su direktoriaus tokia gražia iniciatyva, darbais, gydytojų pritraukimais, aš manau, pirminis centras tik klestės kartu su ligoninė. Tai siūlau balsuoti, kas už šį sprendimą. Vienam susilaikius, 23 už, sprendimas priimtas.
Sekantis darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono sveikatos centro steigimo. Tai pristato Linas Lileikis. Projekto tikslas Prašau, Nijolė ir Bartkevičinė. Nu, aš irgi turėčiau nusišalinti, nes dirbu. Atsistatydinu. Jau dabar atsistatydinu. Gerbiama Ingrida. Taipogi turėčiau nusišalinti dabar, kad dirbu pirminėme sveikatos priežiūros centre. Bet ir šiuo atveju yra kūriamas sveikatos centras tik susitarimų tarp įstaigų. Tai nieka neįtakoja nei jūsų veiklai, nei darbui. Tai aš irgi siūlyčiau nepriimti nusišalinimą ir toliau tęsti darbą. Ar bus prieštaraujančių? Aš manau bendrų susitarimų, tai nusišalinimas nepriimtas, tai prašau toliau pristatyti klausimą. projekto tikslas – steigti sveikatos centrą Akmenės rajono savivaldybėje. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija inicijavo sveikatos priežiūrų įstaigų tinklų reformą bei Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymų 30 straipsnėje savivaldybių ir valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūrą papildė sveikatos centrais. Akmenės rajono savivaldybės taryba 23 metų birželio 26 dieną sprendimu numeris T182 dėl Akmenės savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavo sveikatos centro steigimą mišrių būdų, struktūrinių ir funkcinių ir pavedė Akmenės rajono savivaldybės merui organizuoti sveikatos centro kūrimą, užtikrinant sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 23 metų gegužės 22 dienos įsakymo numeris V589 dėl sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1 punkto nuostatas. Tai siūlau šiam projektui pritarti. Ar būtų norinčių dar klausti pranešėjo? Tai jeigu nėra klausimų, aišku, kyla tam tikras klausimas, kad nėra sutarčių tarp įstaigų, bet steigiamas centras, tai kaip jisai atsirastų, bet siūlau dabar priimti sprendimą, vėliau gal ministerija išaiškins, prašau balsuoti, kas už šį sprendimą. Balsais sprendimas priimtas. Sekantis darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 21-27 metų plano patvirtinimo pristato Marius Gricius. Taip pat noriu pasakyti, kad dalyvauja ir Šratso direktorius pas mus. Jeigu kiltų klausimų ar dar kažką, galim ir tiesiogiai pakalbinti Šratso vadovą. Nedažnai atvyksta, tai jeigu jau atvyko, manau, galima ir užduoti klausimą. Tai prašau, gerbiamas Mariau. Šio sprendimo tikslas yra įgyvendinti Lietuvos Respublikos 2022 m. birželio 1 dienos 573 nutarimą dėl valstybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metais. Kaip pirmininkas ir minėjo, turim Šrats atstovą. Jeigu turit klausimų, gali jis detaliau pakomentuoti. Ar būtų norinčių paklausti ir ar pasisakyti? Aš tada siūlau balsuoti ir priimti sprendimą. Kas už šį sprendimą? ...24 balsais už sprendimas priimtas. Nežinau, gal kažką pats direktorius nori mums pasakyti, vis dėlto atvyko kaip taryba, ar duodam žodį, kaip toliau situacija. Tai gal keli žodžius vis dėlto, kodėl, nes kyla klausimas dėl kainų kelimo, tikrai pakankamai ryškiai kilo, dėl sąvartyno mokesčio ir panašiai, tai prašau, bet trumpai 3 minutės gal. Paspauskit mikrofoną, nes... Taip, labą dieną.
Tai trumpai, iš tikrųjų, tas planas, aišku, neišvengiamas dalykas. Po to, kada buvo priimtas valstybinis atliekų tvarkymo planas, natūralu, kad atėjo laikas regioniniam atliekų tvarkymo planui, kurį pasitvirtinom dar kovo mėnesį ir paskui visos savivaldybės. Tai realiai dabar Akmenė pasitvirtina, dar liko Joniškis ir realiai mes tam regione busim šį mėnesį darbą padarę, susitvarkę. Aš tai gal truputėlį paaiškinsiu, ko mes tuo planu siekiam. Turim 4 projektus, kurie yra orientuoti į produktų sukūrimą, tam, kad mes galėtumėm sukurti visose atliekų tvarkymo grandyse atskirus produktus, kurios turėtų vienokią ar kitokią vertę ir natūralu, gaudami pajamas, mes tokiu būdu galėtumėm mažinti sąnaudas, kurias šiaip tektų perdalinti gyventojams, jeigu mes nieko nedarytumėm. Tai yra vienas dalykas, ką mes jau dabar darom maisto atliekų tvarkymo įrenginiai, su kuriais mums iš tikrųjų yra sudėtinga, ten yra iššūkis, yra aišku vėlavimai ir visa kita, bet kažkaip sutvarkysim. Tai yra degas aikštelių plėtra pagal tai, kiek kur kokiam regione trūksta ir sekančiam etape irgi. Kelios dar aikštelės regione atsiras naujos. Taip pat yra žalių atliekų tvarkymo cechas suprojektuotas ir numatytas ir džiaugiuosi, kad jau mums pavyko užsitikrinti finansavimą vieniem pirmųjų. Jau iš tikrųjų išėjo ministro aprašas ir Šiaulių regionui berods yra numatyta 11 milijonų, Vilniui 4 milijonai ir dar Kaunas apie 9 milijonus. Visi kiti kol kas negauna, bet aišku, jie nepatenkinti, bet problema yra ta, kad jie niekur neplanuoja. Jeigu tu savo planuose nesusidėliojęs, natūralu negali tikėtis ir finansavimo. Tai jeigu niekas nepasikeis, tai mes tokiu atveju žalių atliekų tvarkymo cechų jau pinigėlius turėsim ir jį tikrai padarysim. Tai tokiu būdu gausim kompostą, kokybišką kompostą, natūralu, kuris turės vertę ir sukurs papildomas pajamas. Iš maisto atliekų gaminsim pulpą, tai yra tarpinis produktas žaliava, tai nesiskaitys dar perdirbimas, bet mes gavom patvirtintą finansavimą, dar jau numatytas yra finansavimas ir biometanų gamyklai. Ten 7 milijonai, jeigu mums pavyks tą biometano gamyklą pagaminti, jau tada mes iš maisto atliekų galutiniam produkte turėsim biometaną. Tai yra dar vienas produktas, kuris tikrai bus vertingas. Po to yra RDF linija, bet prieš tai reikia modernizuoti įrenginius ir pastatyti antrinių žaliavų išrūšiavimo liniją, kurios neturėjo Akmenė dėl to, ne Akmenė Šiaulių regionas dėl to, kad ten buvo dingusios lėšos Snorė, kurios ir dabar šiek tiek mums dar galvos skausmą kelia. Tai vat šitą liniją padarius, mes jau turėtume tada galimybę gaminti ir RDF-ą ir šitoje vietoje vat lėšų dar mes nesam susidėliuoję, tai čia nežinau, galbūt teks bendradarbiauti ir su privačiu verslu, bet irgi labai yra svarbu pasidaryti, kad nebereikėtų mums atliekų vežti deginti, galėtumėm kaip kur atiduoti Akmenės cementui. Apie tai dabar daug eina kalbų ir visokių susijungimų, visa kita, galbūt ateityje pavyks dar pripažinti, kad tas kuras iš tikrųjų irgi yra jau skaitysis kaip perdirbta atlieka. Tai tokiu būdu mes dar tada priartėtume prie tų rodiklių, o šiaip bendrai planaus valstybiniam plane rodikliai tie perdirbimo, kurie yra orientuoti apie 80% perdirbtų atliekų, per dabartinių pajėgumų tai yra tokie, atvirai šnekant, sunkiai gyvendinamas dalykas. Aš manau, kad kryptis yra gera, teisinga, bet realiai pasiekti nebus paprasta, bus netgi gana sudėtinga. Tai dėl to mes visus šitas priemonės numatėm plane, kaip minėjau, finansavimo dalį turim, tikiuosi, kad tą planą pavyks sėkmingai gyvendinti ir mes tokiu būdu šiek tiek stabilizuosim. O kad kainos augs, tai natūralu, neišvengiamai, kadangi ES reikalavimai griežtėja, natūralu, kad norint gauti kokybę, nebūna taip, kad žinot, kokybiškai ir pigu. Realiai kažkiek augs, bet nuo mūsų visų veiksmų priklausys, kaip mums pavyks tą procesą valdyti. Kad iš tikrųjų neperskirstyti visko ant gyventojų, bet patiems susikurti produktus ir tas sąnaudas dalinai padengti. Ir aišku, atsiranda vertas, su kuriuo mes turim diskusijas ir vakar asociacijoje buvom, kuris kol kas tas regionės kainos dar nepaskaičiuoja. Žada, kad kitais metais tik tai bus paskaičiuota, tai matyt, dar mes vis tiek tai šiame etape dar vis tik turėsim pagal senas tvarkas tvirtinti kitiem metam tą vadinamą taip vartų mokestį regionę kainą, o paskui jau įsijungs ir vertas. Aišku, tai taip, gerai, dėkui direktoriau. Vienas tai klausimas, pagal verto kainą bus bendra regionui viena, ar vis dėlto bus su kažkokiu diferenciacijos varto mokesčių, ką mes dabar darom tvirtindami valdybose, nes, sutikim, Šiaulių miestui tikrai transporto išlaidų tokių nereikia mokėti, kiek mum. Ir mes per vartų mokestį išlygindavome kaip solidarumą tarp regionų. Tai kas dabar planuojama dėl regioninės kainos? Ar tikrai jinai bus viena?
Vertas patvirtins bendrą regioninę kainą, o toliau jau yra susitarimas, vidaus susitarimas, kaip sutarsim. Natūralu, kad ta diferenciacija, kadangi, pavyzdžiui... Ne, bet tai žiūrėkit, jeigu Vertas patvirtina, kokia gali būti kitokia kaina kitam rajonui. Tai matot, Vertas patvirtins regioninę kainą, tai yra, sakykime, ne 70 eurų už toną vartų mokestis, visą vertę. O toliau, reiškia, mesgi... Tai mums labai apsimoka, nes, Šiauliai savo masto dydžiais tada dengs visus kitų rajonų kaštus, kurių yra žymiai didesnė negu Šiaulių. Jo, tai va čia šitoj vietoj tas klausimas vis tiek, jisai bus toksai, kur reikės rasti tuos sutarimus, vienokius ar kitokius, kad būtų sistema teisinga, kad nereikėtų, pavyzdžiui, ar Šiaulių gyventojams mokėti už kažką, ar pavyzdžiui, Akmenės gyventojams. Aš manau, čia teisingai ir bus, nes bus regioninė kaina. Žinot, palikim tuos klausimus, kada bus aišku, nes iš tikrųjų pats Vertas dabar dar daug atsakymų neturi ir aš nenoriu burti iš kavos tirščių, nematydamas konkrečių skaičių ir nematydamas konkrečių dokumentų. Palikim ateičiai, bet aš galvoju, kad vis tiek vienaip ar kitaip su tom kainom turės būti išbalansuota, kad iš esmės, kad mokėtų tie, kurie iš tikrųjų gauna vienokias ar kitokias paslaugas. Taip turėtų būti teisinga. Aš manau, būtų teisinga tik viena regioninė kaina. Tai, merė, gal taip ir bus. Gal taip ir bus, bet nenoriu. Taip, Richardas Sudaris, prašau. Siūlau baigti pasisakymą ir eiti prie darbotvarkės. Gerai, ačiū. Ačiū, viso gero, dėkui už. Taigi, 6, tai galėsit pasisakyti irgi visiems laisvą kamerą. 5 klausimas dėl nekilnojamo turto mokesčio lengvatos taikymo uždara akcinė bendrovė Akmeresta. Taip pat 6 klausimas dėl nekilnojamo uždaro taikymo bendrovei Vaidva. Aš norėčiau nusišalinti dėl šito sprendimo, nes meras privalo pasirašyti tarybos sprendimus, kadangi šitos įmonės remia klubą, kuri žaidžia mūsų futzalo lygoje ir esu prezidentas, todėl norėčiau nedėti parašo ant šitų sprendimų projektų ir pagal reglamentą posėdį toliau vestų Vladas Balkauskas. Aš irgi noriu nusisalinti. Tų 2 klausimų žmonos giminystės ryšiai su savininkais. Tai, Polinarai, kavos išgerti. Labadiena, kolegos. Pirmas sykį tenka tokį vaidmenį atlikti. Jeigu ką nors ne taip, tai labai nekritikuosit gal. Jau neatleisiu. Prašyčiau. 5 klausimas būtų dėl nekilnojamo turto mokesčio lengvatos taikymų uždarai akcinė bendrovė Akmeresta. Pranešėjas Romualdas Norbutas. Šios sprendimų projektų siūloma suteikti uždarą akcinę bendrovę Akmeresta nekilnojamo turto mokesčio lengvatą per 2023 metus 1375 eurus. Siūlau balsuoti šį sprendimų projektą, komiteto posėdis čia aptarta. Ar nėra norinčių paklausti pranešėjų? Tada siūlau balsuoti už šį klausimą. Klausimas priimtas visais balsais. Toliau būtų 6 klausimas. Dėl nekilnojamo turto mokesčio lengvatos taikymų uždarai akcinė bendrovė Vaidva. Analogiškas klausimas. Ir taip pat pristato Romualdas Norbutas. Taip pat šiuo sprendimų projektų siūloma suteikti uždarą akcinę bendrovę Vaidva nekilnojamo turto mokesčio lengvatą per 2023 metus 6677 eurus. Siūlau balsuoti šį sprendimų projektą. Ar paklausti niekas nenorite pranešėjo? Jeigu nėra, prašom tada balsuoti.
Klausimas priimtas visais balsais. Ačiū. Mano turbūt misija baigta, porą klausimų. Gal varyt toliau, gerai, nieko nesakant balsuoja. Šventą vietą tuščiai nebūn, žinok, išėjai viskas. Septintas darbotvarkės klausimas dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorius su uždara akcinė bendrovė Naujos Akmenės komunalininkas, pranešėja Monika Kateivaitė Dvariškė. Prašau, Monika. Labą dieną. Šio projekto sprendimu siūloma priimti sprendimą dėl vidaus sandorio sudarimo 3 metų laikotarpiui nuo 2024 metų sausio 1 dienos iki 2026 metų gruodžio 31 dienos su UAB Naujosios Akmenės komunalininkas. Sudarius vidaus sandorį būtų atliekamos šios srities paslaugos: gatvių ir šaligatvių seniūnijų kelių priežiūra, bendro naudojimo teritorijų valymas ir tvarkymas, bendro naudojimo teritorijų, gatvių, aikščių, skverų, parko apželdinimas ir priežiūra, želdinių vandens telkinių priežiūra bei tvarkymas ir apšvietimo ir kitų elektros tinklų eksploatavimas. Komitetuose buvo susipažinta, todėl siūlau pritarti vidaus sandorio sudarimu su UAB Naujosios Akmenės komunalininkas. Dėkui pranešėjų. Prašau, gerbiamas Algirdas Bučys, klausimai. Taip, Ar klausimai dabar? Ar pasisakymai? Klausimai. Po komitetų tik gavom rinkos vertinimą tyrimo. Ir kokiais kriterijais buvo atrinktos įmonės būtent vertinime, kurias papuolė, ir kodėl ne vienos įmonės neatsirado iš mūsų rajonų savivaldybės? Tai prašau, sprendimo rengėja Rasa Bartkienė, bet yra vedėja atstovaujanti. Tai prašau, Rasa Stonienė, skyriaus vedėja. Labą dieną. Vidaus sandorio rinkos tyrimas parengtas pagal konkurencijos tarybos vidaus sandorio sudarimo gairių projektą ir jame nėra reglamentuota, kokiu principu turi būti atliekamas rinkos tyrimas. Buvo jums atsiųstas ir protokolas, kuriame ir buvo aprašyta, kokiais teisiniais pagrindais, kokiais teisės aktais buvo pagrindžiamas visas rinkos tyrimas ir atrinktos įstaigos yra šitos, kurios yra viešai skelbiamos jau sudarytos sutartis, pasirinktos būtent pagal įkainių paslaugų pavadinimus. Taip, prašau, gerbiamas Richardas Sudaris. Aš neklausimą, gal tik tai tokį kaip pasiūlymą ir pastabą norėčiau padaryti administracijai, kuri daro rinkos tyrimą. Tas pasakymas, kad pagal gairės nustatyta, apklausėm, aš galėjau apklausti Vilniaus, Anykščių, Trakų, Visagino, pasižiūrėti ir pagalvoti, ar jie važiuos į Akmenę atliktas paslaugas. Apklausimas galbūt tas formalus ir kaip komiteto metu buvo pasakyta, kad buvo pasižiūrėta pagal viešųjų pirkimų pateiktus pasiūlymus. Puikiai žinom, kad pati brangiausia paslauga, kurią galima nupirkti per viešuosius pirkimus. Ir mano pasiūlymas administracijai, kadangi mes darom vidaus sandorį ir ta prasme yra mūsų įmonė, kad jinai turi dirbti ir jinai išlaikoma iš mokesčių mokėtojų pinigų ir jinai turi dirbti pagal rinkos sąlygas, turi atitikti kainos ir naudingumo proporcijas, tai siūlyčiau galbūt neformaliais administracijų užklaus privačių kompanijų veikiančių mūsų ir aplinkinėse rajonuose pasiūlymą ne viso kompleto, bet vienos ar kitos paslaugos įkainių. Ir gavus labai greitą atsakymą, aš užklausiu 3 įmonės, kaip ir žadėjau, bet per 3 dienas man neatsiūs tik kitą savaitę pasiūlymą. Ir tada gaus tą pasiūlymą, įsivertinus komunalinio kainas ir viduje jau savai jau žinot, kad aš iš tikrųjų konkurencingą rinkos kainą suteikiu rajono gyventojams paslaugą. Nes jeigu pasižiūrim viešuosius pirkimus ar dar iš kažkur tai pasiimam tos kainų pasiūlymas ir surašomi tais, tai ta prasme, kad ir mūsų įmonė būtų priversta pasitempti, stengti, dabar gerai dirba, bet tobulėti ir tai daryti mažiausiam sąnaudom.
Dėkui Richardui už pasiūlymą ir administracija, manau, aš irgi dėl rinkos tyrimo truputį kitaip irgi įsivaizduoju, turėtų būti jis atliekamas. Tai ir šiuo atveju pritarčiau Richardui, tai prašau dar gerbiamas Algirdas Bučas. Tai protokole yra parašyta, kad kai kurios paslaugų kainos nežymiai aukštesnių įkainių ribose. Dabar būtų įdomu sužinoti, kokios tos paslaugos tų aukštesnių įkainių ribose. Jeigu tai yra pagal apimti pagrindinės ir didžiausios paslaugos, tai išaugina labai kaštus ir iš biudžeto didelį pinigai. Tai tiesiog gal galite įvardinti tos paslaugos, kurios, nes protokole apie tai nieko nepaminėta, kokios paslaugos aukštesnės ribose. Tai būtų labai svarbu žinoti, kiek iš tikrųjų išaugins biudžeto poreikio. Tai nežinau, gerbiama Rasa, atsakykit. Tai kad būtų prieš komitetą pateikus medžiagą, būčiau uždavęs komitetą. Buvo pridėta lentelė ir tikrai vienam stulpelį yra kaina, vienam stulpelį yra mūsų tvirtinama kaina, kituose 22 stulpeliuose, kas atrinkta iš rinkos dalyvių. Tai šiai dienai negalėčiau pasakyti, reikėtų pasikelti protokolą ir po komisijos tikrai jums galėsiu parodyti, nes mintinai nežinau. Ir jums buvo išsiųsta. Prie protokolo rinkos tyrime pridėta Excelinė lentelė, kurioje išskirtos yra kainos ir kiekviena iš 20 mūsų 53 pozicijos aprašytos ir surinktas tyrimas iš 22 įstaigų. Tai prašau, kas dar norite užduoti klausimą. Bendras kaštų dydis priklausys nuo paslaugų apimties, tai kaip ir jeigu sniego valymas, tai žiemos nebus ir išlaidų nebus, tai čia dabar vertinti absoliučiai irgi pakankamai sudėtingai, galima tik prognozuojančiai. Tai ačiū Rasai, ar būtų dar klausimų? Jeigu nėra, siūlau balsuoti, kas už šį sprendimo projektą. 24 už, sprendimas patvirtintas. 8 darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės 24 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėja Monika Kateivaitė Dvariškė. Tai prašau, Monika. Šio projekto sprendimu siūloma patvirtinti Akmenės rajono užimtumo didinimo programą 2024 metams Akmenės rajono savivaldybėje. Programos tikslas pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad asmenys neturintis arba turintis silpnus socialinius įgūdžius galėtų lengviau ir greičiau integruotis į darbo rinką. Įgyvendinant programą per metus siekiama įdarbinti ne mažiau nei 15 asmenų ir netrumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui su galimybė darbo sutartį pratęsti. Prašome pritarti. Ačiū Monikai. Matau, klausimų nėra. Siūlau balsuoti, kas už šitą programą. Balsais už programai pritarta. 9 darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 23 metų 30 dienos sprendimo T16 dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 23 metų priemonių sąmatos patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Vladislavas Balkauskas. Prašom, Vladislavai. Šio projekto tikslas pakeisti aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių sąmatą atsižvelgiant į realų lėšų poreikį. Planuotas, bet nepanaudotas lėšas vandentiekio ir nuotėkių tinklų plėtra Ventos pramonėje zonoje 10 000 eurų ir naujos Akmenės rasų tvenkinio išvalymas 20 000 eurų siūloma skirti Kamano valstybinio gamtinio rezervato mokomojo tako remontui. Siūlau projektui pritarti. Ar būtų norinčių klaus pranešėją? Taip, prašau, gerbiamas Algirdai. Taip, įdomu, kokia yra projektų vertė visą Kamano rezervato tako ir kiek saugomos teritorijos prisideda prie šio projekto įgyvendinimo. Ar turit kažkokią informaciją? Galit kas atsakyti, prašau, Svajūnas Vilkas. Labadiena. Viso projekto vertė yra virš 200 000 eurų. Kaip tik šią savaitę bendravau su Kamano rezervato
atstovų ir minėjo, kad jau yra gauta ir 50 000 dabar iš aplinkos ministerijos. Dalį darbų atlieka ir pati Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija. Tai mūsų tikrai yra mažesnė kaip pusė lėšų suma skiriama tako remontui. Ar būtų norinčių dar paklausti pranešėjų? Tai dėkui pranešėjui. Taip, iš tikrųjų, žinau, kad takas daromas iš specialios ekologiškai švarios plastikinės medžiagos, kur garantija yra apie 50 metų. Bent man meraujant, man atrodo, jau du kartus tą taką remontuojam medinį esantį baloj. Tai šiuo atveju tikėtina, kad tai bus ilgamžis dalykas ir jisai reprezentuoja mūsų rajoną. Tai siūlau tikrai palaikyti šį sprendimą. Nijolė, kaip kartais vaikšto šito taku, 24 balsais už, sprendimas priimtas. 10 darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 21 metų balandžio 26 sprendimo T106 dėl pritarimo steigti gyvūnų augintinių kapinėse ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Birutė Kulvinskienė. Prašau, Birutė. Siekiant racionaliai naudoti gyvūnų augintinių kapinėms skirtą žemės plotą, yra siūloma savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 26 dienos sprendimą numeris T106 patvirtinto gyvūnų augintinių kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą 3 punktą papildyti nuostatą, kad šiuose gyvūnų augintinių kapinėse gali būti laidojami tik Akmenės rajone gyvenamą vietą deklaruotų gyventojų gyvūnų augintiniai. Komitetuose šitas sprendimo projektas buvo svarstytas. Aprašo tvarkos pakeitimui prašyčiau pritarti, nes komitetai buvo pritarę. Taip, prašau, Richardas Sudaris. Gal ne visai tiksliai, Birutė, turi informaciją. Komitetuose buvo diskusija to klausimo. Pirmiausia dėl to, kad mes neleidžiam, pasiaiškinom, kad yra palaidoti per 2 ar 3 mėnesius 4 gyvūnai. Ir dabar buvo toks alternatyvus pasiūlymas, kad nustatyti iš kitų rajonų norinčiam palaidoti savo gyvūnėlį kažkokį tai mokestį. Buvo prašyta, kad būtų paskaičiuotos sąnaudos išlaikymo tų kapinių. Nustatyta mokestį ir tikrai ne tarybos narys, o turėtų nustatyti, turėtų administracija ar 100 eurų ar 200 eurų. Ir tuo pačiu kompensuoti kažkiek išlaikymo sąlygas. Argumentai, kad iš kitų rajonų atveš ir užlaidus tos kapinės ir užpildys, yra priimtini, tačiau jie yra kontroliuojami. Jeigu pamatysim situaciją, kad masiškai pradeda vežti ir jau mums niekur gali iškilti grėsmė, kad vietiniam gyventojams tos paslaugos negalėsim teikti, bet kada gali atšaukti ir sustabdyti. Bet dabar, kaip per keletą mėnesių turi 4 atvejus, turi visą lauką tuščią ir uždrausti už pinigus palaido kitiem, tai aš manau yra neracionaliai naudojamas. Bet kada tą sprendimą laidoti iš kitų rajonų mes galėsim atšaukti. Dabar aš siūlyčiau arba atidėti, jeigu jie gal pasiruošė, nes komitete sakė, kad paskaičiuos ir sąnaudas. Ir aš tada siūlyčiau, jeigu būtų žinomos sąnaudos, nustatyti kažkokį tai mokestį kaip alternatyvą ir balsuoti. Nes suvaldytą procesą taryba galės ir administracija, bet kada, jeigu jisai taps nevaldomai augant. Bet dabar uždirbti iš to pinigų, kodėlgi ne. Taip, ar būtų dar norinčių pasisakyti? Iš tikrųjų, pats sprendimas kyla būtent iš to, kad atsirado norinčių laidoti iš kitos savivaldybės. Ir aišku, būtent ką daryti, todėl administracija suoja, bet aš gal irgi pritarčiau, gal už pinigus ir ateityje galima leisti. Ir jeigu tie pinigai didesni, nieks čia nepuls neveš. Nors aišku, man įdomu, ar karvę aš galiu palaidoti ar ne ten šitose kapinėse. Tai gyvūnėlis kuom skirias dydžiais ar dar kažko ir panašiai. Tai aš gal siūlyčiau dabar priimti, bet tikrai grįžti prie šito sprendimo, gal kad ir artimiausiam posėdžiai su aiškesniais paskaičiavimais, nes aš irgi klausiau turto skyriaus vedėjos, tai tokia suma gali būti tokia, tai aš manau turi būti aiškiai sunaudot sąnaudas, kurios yra siejamas, kokias tai susidaro sąnaudas ir tam tikri plotai, bet kitas klausimas dar teisinis, nežinau, ar vyriausybės atstovas iš viso neužprotestuos,
ar tikrai galima iš kitų savivaldybių, kodėl mes nediskriminuojam žmonės, kad vieniem iš vienų pinigus įmam, o iš savivaldybės neįmam. Tai čia. Jo, nu tai aš sakau, čia truputį toks gil. Aš kaip ir pritarčiau, jeigu ką, tai čia per mėnesį tų gyvūnų neprilaidos mums čia. Tai prašau, gerbiamas Apolinaras Nicius, iš Klaipėdos norėsit savo gyvūnėlį čia atvežti? Aš esu Ventiškis, Akmenės rajono gyventojas. Meras užsiminė apie karvę, tikrai didelis gyvūnas, o apie kremavimą nėra minčių, kad deginti gyvūnus, kad tikrai būtų paprasčiau, kad būtų vietos deginti ir mažiau būtų vargo. Šiaip nežinau, ar mačiau, lyg tai Lietuvoje atsiranda tokia paslauga gyvūnų kremavimo ir ko gero gal žmonės ir naudojasi ir ateityje laidos, mums tik nuo to geriau, mažiau ploto užims, bet ne mums spręsti ar kremuotus, nekremuotus laidot. Bet aš irgi pritarčiau, gal tada atidėkim šitą sprendimą, išsiaiškinsim, įsigilinsim per tą mėnesį tų gyvūnų gal neprimirs čia mums daug. Jeigu per tą laiką tik 4 buvo palaidoti, taip, prašau, Pranciškus. Nežinau, mano manimu, tai mes galbūt šiek tiek trumparegiškai žiūrim į ateitį, nes kapinėm, kaip bebūtų, reikalingi žemės sklypai. Šiandien dienai jau ir žmonių laidojimui kapinėm yra problematiška atrasti, kur įkurti kapinės. Ir jeigu mes šiandien dienai sukūrėm, kaip pasakyti, tas gyvūnėlių kapinės, tai mes džiaukimės, kad mes turim rajono gyventojai ir nedarykim iš to biznę. Nes nežinom už metų, 2, 3, kokie atsiras reikalavimai. Galbūt šiandien dar gyventojai palaidoj, tai miške, kažkur sodyboj, bet jeigu įkels reikalavimus, kad bus privaloma registruoti gyvūnai ir jie paskui turbūt laidojami tik tai kapinėse, pagal registraciją, tai ar neatsitiks taip, kad paskui patys nebeturėsim, kur juos padėti. Ačiū Pranciškui už nuomonę. Karolis, mačiau, nebenorit. Nebeturit gyvūną, ne jau. Tai Richardas, prašau. Kaip ir minėjo, bet kada priims tokį įstatymą ir galės pakeisti, bet kam dabar laikyti plyną lauką, jį šienauti ir negeneruoti pajamų. Nu tai jo, bet tada gausi pajamas kažkokias tai iš to, jeigu pasilaidus. O jeigu priims įstatymą, pradės kontroliuoti ir matysim didės, bet kuriuo čia. Jo, tai aš irgi tada siūlau, kadangi mes labai diskutuojam ir klausimas toks dar diskutuotinas ir aš galvoju, gal irgi viena kita pajama, jeigu ir ateina bent žolę nupjaut, padengs išlaidas tų kapinių priežiūrai, kaip ir prisilaikyčiau tokios nuomonės, nemanau, kad čia masiškai, aišku, Pranciškaus pastaba irgi aktualizuojama, kad kaip čia ateityje bus su visa registracija ir gyvūnų utilizavimu, nežinau, kaip irgi vėl grįžtų prie tų pačių karvių, reikia jinai numiršta, vis tiek kažkoks reikalavimas, jei registruotai yra, turi išvežti kažkur, taip, tai vat gali atsirasti su mažais gyvūnais tokios pat taisyklės. Tai siūlau tikrai atidėti ir eiti toliau pagal darbotvarkę. Kas už tai, kad priimti Richardo pasiūlymą atidėti? Aš palaikau irgi šitą sprendimą. 24 balsais atidedamas sprendimas. 11 darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės viešos bibliotekos. Ai, kas tokia? Oi, prašo mūsų techninės personalas perbalsuoja dar kartą. Dėl atidėjimas, dėl kad atidedame šitą klausimą. Alternatyva. Taip, ačiū, 24 už. 11 darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės viešos bibliotekos teikiamų paslaugų kainų. Pranešėjas Karolis Sakulavičius. Prašau, gerbiamas Karoli. Labą dieną visiems. Projekto tikslas patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainas.
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka teikia mokamas paslaugas, vadovaudamasis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 gruodžio 28 dienos sprendimu numeriu T243 dėl Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtintais įkainiais. Komitete susipažinta, aptarta, tai siūlau balsuoti. Ar būtų norinčių paklausti pranešėjo? Richardas Sudaris, prašau. Aš nepranešėjau, tai norėčiau repliką bibliotekos direktoriai, kad jinai neklandytų, komiteto medžiaga ir įrašyta, kad jinai pristatė, kad 6 metus nebuvo didinamos paslaugų įkainiai, tai pasižiūrėjo mūsų tarybos sprendimus, tai 2019 m. rugpjūčio 29 d. mes peržiūrėjom ir kėlėm įkainius ir 2020 m. sausio 2 d. buvo išleisti įsakymai dėl įkainių didinimo. Dėl to komiteto metu teikt, kad 6 metus mes nedidinom įkainių ir dabar jinai jos padidina yra truputį netitinkantis realybės. Tai dėkui už repliką, ar būtų norinčių dar pasisakyti ar replikuoti. Tai siūlau balsuoti, kas su šį sprendimą. 24 balsais už, sprendimas priimtas. 12 darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų. Pranešėjas Martynas Valters. Prašau, Martynai. Taip, gerbiamas Karoli, gerbiamas Žakienė. Aš norėčiau nusišalinti, nes tai susijęs tiesioginiu mano darbu. Ir nustatai kainas pats dar. Jo. Taip, prašau. Aš irgi norėčiau nusišalinti, nes esu susijusi tiesioginiais darbo santykiais su savivaldybės kultūros centru. Gerai. Tai taryba, manau, neprieštarauja dėl nusišalinimo. Bendrų sutarimų matau, kad ne. Palaukit, gerbiamą Martynai, kol išeis Vitalija, nes žiauriai didelės kainas tvirtinam, tai dar įtakos. Tai gal ir mums nusišalinti, nesgi mes mokam už tas renginius, nu tai ką dabar daryti. Tai prašau, gerbiamas Martynai. Dėkui, laba diena. Tai projekto tikslas patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainas. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras keičia savo teikiamų paslaugų kainas, atsižvelgiant į bendrą visos Lietuvos kainų kilimą, didėjantį paslaugų poreikį, galimybių plėtrą. Su įkainiais kiekvienas tarybos narys susipažino, komitetuose išnagrinėjom, tad siūlau šiam sprendimui pritarti. Dėkui Martynui. Tai ar taip, gerbiamas Algirdas? Komitetuose direktoriai minėjo, kad NVO organizacijoms nemokamo teikimo patalpų paslaugos tvarka yra skelbiama puslapį. Aš peržiūrėjau visus dokumentus puslapį ir neradau. Ar jinai yra iš tikrųjų tokia, ar bus parengta? Tai prašau, gerbiamą direktorių atsakyti, dalyvauja posėdėje. Labą dieną visiems. Taip, per komitetus jūs paklausėte šito klausimo ir mes pasižiūrėjom, šita tvarka nėra įkelta ir kadangi dabar keliant naujai į svetainę, mes ją peržiūrim ir kitos savaitės apie trečiadienį turėtumėt ją viešai pamatyti, nes ta tvarka iki šiol nebuvo viešinama, bet jinai bus taikoma visiems lankantiem kultūros centro įstaigas, ne tik tai NVO nariam. Taip, prašau, ar dar būtų norinčių klausti pranešėjo? Ar turit klausimų gal direktoriui? Jeigu neturite, tai prašau balsuoti, kas už šį sprendimo projektą. Atsiprašau, biškį norėčiau nutraukti balsavimo procedūrą. Žiūrėjant sprendimo projektą, vis dėlto pats pamačiau vieną netitikimą ir norėčiau, kad būtų patikslinta, kad paskui vėlgi nebūtų kaip su tuo mūsų 40 straipsniu. Tai prašau atšaukti dėl kainos kultūros centro terasos. Nes matau, kad yra parašyta, kad už kultūros centro terasą liktai yra įmamas 30 eurų mokestis. Tai tada kyla klausimas kavinės, kuri dabar naudojasi terasa, kaip ir kiltų, kad jinai privalėtų mokėti už terasą po 30 eurų. Todėl aš siūlyčiau papildyti dar šitą 3 žvaigždutėm ir įrašyti, kad išskyrus kavinės nuomininkam. Tai, nes, ta prasme atsiras dviprasmybė ir jūs, direktorė, tikrai turėsit atsakyti, kodėl jūs leidžiate naudotis terasą, teikti paslaugas.
Tai tada vis tiek merė bus nesažininga, nes terasa yra naudojamos, tada iš vis tą įkainį reikia išimti, kad nebūtų. Iš viso jį reikia išimti, nes vieni naudosis pagal įkainį, kiti ne, nes kavinė jo vis tiek naudosi šitą terasą. Ir šie metai parodė, kad pagrindė terasą eksploatuoja kavinė, ko jau dabar pasiekoje reikia viską remontuoti. Kavinė nemoka už terasą, kavinė yra sutartis, nuomojasi tik tai patalpas, bet jie kažkaip turi ir patekti, ir savo staliukus, kėdės, ir savo paslaugą teikia terasui pagal susitarimą, kada laisva. Už tą punktą mačiau dėl terasos. Gal ir gera mero pastaba, nesakau, kad turi būti labai daug, bet kažkiek tai bent simboliškai, jeigu tu naudojas, vis tiek tai yra nekilnojamas objektas, yra terasa, tai jisai naudojas, jis dėvis, reikalingas priežiūros ir jeigu tu ten pagrindinį vasaros laiku ten vyksta, daugiausiai vykdai veiklą, tai turi kažkiek tai kompensuoti, tai kažkokį tai mokestį. Mes turėt galbūt kitiem, nes jeigu kiti nieks nevykdo ir nereikia nustatinėti to mokesčio, o jeigu kavinė vykdo, mes turim galbūt, nežinau, irgi išskirtą klausimą ar priimti ir spręsti, turėtų mokėti. Privatus ūkio subjektas vykdo veiklą, iš to gauna pajamas, naudoja valstybės, savivaldybės turtą, o mes po to jį remontuojam, tai jie turėtų kažkiek tai prisidėti iš savo pajamom. Bet ar mes galėsim nustatyti? Aišku, šitoj vietoj aš suprantu, kad kavinės nuomininkas eidamas į kavinės konkursą ir mokantis nemažą nuomos sumą ir padarė, žinau, tikrai didelę investiciją, net nežinau, kada jiem atsipirks. Turėjo ir teisėtų ir matymų ir lūkesčių, kad ir terasą naudosis. Šiuo atveju ar būtų teisinga apmokestinti jau laimėjusi konkursą kavinę, kad žiūrėkit, dabar mes už terasą irgi pradėsim imti pinigus. O konkurso sąlygose buvo numatyta, kad jie naudos terasą, ar ne? Tai tada labai svarbu, nes... Ne, šito dalyko nebuvo. Viešasis konkursas reiškia, mes dabar jiem po konkursų suteikdami papildomą plotą vykdyti veiklą, mes pažeidžiam viešą interesą, nes menamas konkurentas norėjęs dalyvauti konkurse, galbūt nedalyvauja dėl to, kad terasa neįtraukta. Čia yra juridiniai klausimai, kur galim užkliūti, dėl to jūs reikėtų gan detaliau, galbūt ir įtraukti dabar tą terasą į tą plotą ar simbolinį mokestį paimti, nes taip atiduoti valstybės turtą negali. Tai žiūrėkit, eilinį kartą pateiktas sprendimo projektas su tam tikrų įkainių, kuris klausimas remtis turėjo, ar buvo iš viso norinčių kitų ūkio subjektų naudotis terasa, kad gauti pinigus. Mūsų praktikoje yra buvę šitokių atvejų, kada yra noras naudotis terasa, bet kadangi čia iškilo šitą diskusiją, aš tai prašyčiau šiuo atveju išimti šitą klausimą iš įkainių ir pritarti kitiems mūsų įkainiams pateiktiems. Nes mums yra labai svarbu šiam darbe iki naujų metų, kad šitie įkainiai būtų pakeisti, nes tai priklauso mūsų, sakykime, sėkmės rezultatas šitie įkainiai yra metų pabaigimo. Tai siūlyčiau išimti šitą punktą dėl terasos, visiems kitiems pritarti. Tai prašau, gerbiamas Apolinarai. Aš irgi siūlau kol kas išimti tą terasą, laikui bėgant galės papildyti, pažiūrėti, kaip kitose miestuose yra skatinama, kad kuo daugiau būtų lauke, kiemuose teikiamos paslaugos. Manau, kad kol kas išimkime, paskui bus mažiau. Prašau, gerbiamas Richardas Sudaris. Čia neina kalba apie skatinimą, mes suvokiam, kad yra valstybės turtas. Čia ne mūsų, ne mano, ne Valiaus Ąžuolo ar ne Norbuto turtas. Yra valstybės turtas. Mes paskelbėm konkursą, išnuomojam, viskas tokiai, nieks į tą kavinę nesiveržė, jie padarė, suinvestavo viską, bet mes turim teisiškai tą išspręsti, kad nepažeistumėm ir konkurso sąlygų, nes jeigu konkurso sąlygos ir nebuvo, čia yra klaida, matau, nebuvo numatyta galimybė naudoti terasą. Jeigu būtų buvo numatyta, jokių problemų nėra numatyta. Dabar yra savivaldybės turtas, kuris yra naudojamas. Ir aš nesakau mokestį, dėrybų būdu su investuotojais susitarti, kad juridiškai išspręs klausimą, kad jie dabar tegul parašo prašymą ir mes jiems išnuomojam su teisė, kad ir už 10 eurų į mėnesį, kas nesudaro jokios naštos. Bet teisinė prasme mes nebūsim, ir ta prasme, ir kultūros centras tada žinos, kad jie naudojasi to, ir jie žinos, kad jie legaliai, oficialiai naudojasi terasą. Nes priešingų atveju pasikeis valdžia, ateis ir pasakys, susirinkit savo staliukus ir viso gero iš čia, nes čia ne. Arba bet kuris kitas žmogus ateis, aš čia pasistatau savo staliukus ir ledus pardavinėsiu. Tai žiūrėkit, gal mes tada dėl šito 4.2.5 šiandien
nesivelkime per didelės diskusijas, nes gali būti įvairūs sprendimai. Aš siūlyčiau dabar išimti ir paskui grįžti vis dėlto kaip tai teisinti, nes kaip ir teisingai sakot, turtas naudojamas. Ar mes ateityje turime priimti sprendimą, kaip pavyzdžiui, dėl reklamos mokesčio, kad mes esame atleidę visus maitintojus nuo išorinės reklamos mokesčio. Nes šiandien sutikite, kad su viešbučio ir maitinimo paslaugom Akmenėje turim, aš taip švelniai sakant, didelę skylę. Ir šitų paslaugų ateimo mes turim kaip tik kažkokiu būdu skatinti, bet aišku, tai turi būti teisės aktos rėmose ir mūsų tarybos patvirtintose sprendimuose. Tai siūlau šitą punktą dabar išimti ir grįžti dėl to įteisinimą ir pagalvojimą į ateitį, ar tai papildomas punktas sutartyje, ar tai tarybos, ar kažkoks minimalus mokestis ten, sakykime. Tai mano toks būtų pasiūlymas. Mano tik tai prašymas būtų, kad dėl terasos, kad neišnuomoti kaviniai pagal įkainį ir susitarimą, nes terasa yra naudojama mūsų renginių organizavimo ir jeigu mes išnuomosim, tai vėl mes... Gerbiama direktorė, todėl aš ir siūlau atidėti, kad išaiškinti ir įsidiskutuoti. Tai ačiū. Ramiai. Tai mes nepriemam sprendimų, kad jau dabar nuomoti jai. Tai taip, prašau pradžioj tada balsuoti dėl alternatyvos pasiūlyto 4.25 prie pridedamos lentelės įkainių, kad šitą išimti. Tai kas už tai? – 22 balsais taip, išimama. Dabar už visą sprendimą. Dar nebaigiam, dar pabūkit. Tai todėl, kad labai svarbus klausimas. Tai siūlau balsuoti, kas už šį sprendimą. 22 nusišalinus sprendimas priimtas. Sekantis darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos sausio 30 sprendimo T3 dėl Akmenės rajono savivaldybės 23-25 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo pranešėja biudžeto ir finansų planavimo skyriaus vedėja Vida Raubienė. Prašau, gerbiama Vida. Kažkaip 13 klausimas su biudžetu pavojingas skaičius, tai dar penktadienį. Labą dieną visiems. Šiuo tarybos sprendimo projektu norime daryti patikslinimus. Tai šio tikslas yra patikslinti Akmenės rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginį veiklos planą, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 sausio 30 dieną ir patikslinama pagal 6 programas ir tai būtų rugsėjo mėnesį patvirtintas tarybos sprendimas padaryti biudžeto pakeitimai ir remiantis tuo antroje programoje buvo priemoniai kompensacijų skirimas, mokėjimas ir administravimas padarytas patikslinimas 17 000, taip pat priemoniai socialinių paslaugų namų veiklos organizavimui 13 800, bei 6 programoje buvo priemoniai komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas 10 293, bei priemoniai komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas 1444 eurai. Taigi prašau pritarti šiems pakeitimams ir pritarti šiam tarybos sprendimui. Ar būtų norinčių klausti vedėjas? Jeigu taip, prašau. Labai trumpą klausimą, kaip sekasi biudžetą rinkti pagal planą, kokią situaciją ir kaip visumoje savivaldybė gyvena, ar sąskaitose daug pinigų šiai dienai turit. Ačiū. Tai gerbiamas Seimo narius, kitą kartą Gedui jausi, paprašykit, kad užduotų klausimą, kad nebūtų vėl mūsų reglamentų. Tai prašau.
Taip, kas liečia dėl pajamų rinkimo, tikriausiai kaip ir visoje Lietuvoje, gyventojų pajamų mokestis yra renkamas ir šiandien dienai viršplaninių pajamų turime apie 1 milijoną, bet jeigu kalbant apie iki metų pabaigos, tai tikrai ten virš 3 milijonų dar turėtumėm susirinkti. Tai kokia bus metų pabaiga, matysime eigoje. Tai tiek. Taip, šiandien dienai tai turime, kadangi iki metų pabaigos dar turim nepadarytų darbų, planų, tai taip turime. Tai prašau, gerbiamas Benas Bukauskas. Tai jeigu jau... Supratau, Benai. Ačiū. Tai pinigų per daug niekada nebūna, sako, jeigu lieka pinigai, trūksta fantazijas. Tai ar turime dar klausimų? Tai ačiū už šitą pristatymą, prašau balsuoti už šitą sprendimo projektą. Už, sprendimas priimtas. 14 darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 23 metų sausio 30 sprendimo T4 dėl Akmenės rajono savivaldybės 23 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Priešstato Vida Rauminė, prašau. Šio tarybos sprendimu siūlome padidinti biudžeto pajamos, kurios yra gaunamos tikslinės dotacijos būsto pritaikymui neįgaliesiems 10 522, taip pat 15 000 yra gaunama kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams pasitraukusiems iš už Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų. Taip pat yra didinamos biudžetinių įstaigų pajamos, biudžetinių įstaigų kaip viešoji biblioteka bei kultūros centras. Ir taip pat komitetuose nebuvo paminėta, tai yra didinama 12 372, tai yra ugdymo, maitinimo, pavėžėjimo, kitų lėšų socialinės rizikos patiriančių vaikų iki mokykliniam ugdymui užtikrinti. Taigi ir kitų punktų yra perskirstamos lėšos tarp asignavimų valdytojų, tarp šaltinių bei straipsnių. Taigi viskas buvo aptarta komitetuose ir pritarta, tai prašau šiam tarybos sprendimui pritarti. Aš gal vis dėlto norėčiau užduoti klausimą ir patikslinimą dėl priešgaisrinės trūkstamų lėšų. Ar yra kažkokia reakcija gal į mūsų kreipimąsi į raštą, nes pagal Konstitucinį teismą deleguotom funkcijom turi būti užtikrinantas 100% finansavimas. Kiek žinau, biudžete numatytas finansavimas praktiškai 10 mėnesių buvo visom Lietuvos priešgaisriniam tarnybom. Lyg tai buvo kažkoks raštas patikslinti skaičius, ar buvo ir kiek mes čia tikslinom. Šiaip mes raštą rašėm į ministeriją, prašėm ir teikėm paskaičiavimus dėl lėšų trūkumo. Tačiau atsakymas abstraktus, kad tiesiog ministerija tokią galimybę turi perskirstyti tarp savivaldybių lėšas, pas kurias yra sutaupimai, bet kaip ir mes žinome, tų sutaupimų kitose savivaldybėse tikrai nėra ir ta padėtis yra tokia pat kaip ir mūsų savivaldybėje, bet tikimės ir dar diskutuojam, dar toliau rašom, raginam, teikiam skaičius ir tikimės, kad iki metų pabaigos gal tas lėšas mums vis tik perskirstys ir pateiks. Šiam tarybos sprendime yra numatyta 11 000 iš savivaldybės biudžeto lėšų, tai tiesiog, kad darbuotojai iki tol, kol ministerija teiksis pateikti mums tą dotaciją, jeigu tai bus, kad tiesiog darbuotojai neliktų be atlyginimų iki atitinkamo laikotarpio, o jeigu gausim, tai tiesiog bus lėšos atstatytos šaltiniai. Tai džiugu, kad skiriam, bet nedžiugu, kad iš savų, tai gerbiamas Seimo narys girdi, tikimės savo įtaką padarys VRM. Tai taip, prašau, dar neturime klausimų. Tai siūlau balsuoti, kas už šį sprendimą. – 24 balsais už, sprendimas priimtas. 15 darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 23 metų sausio 30 sprendimo T8 dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo
sąrašą savivaldybės socialinio būsto kaip savivaldybės būsto dalies sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Artūras Pekauskas. Labadiena. Šiuo tarybos sprendimu siūloma pakeisti savivaldybės socialinio būsto sąrašą, perkeliant 2 butus į savivaldybės būsto sąrašą, kadangi 2 asmenys atsisakė nuomos sutarties. Komitetuose pritarta, prašau visi pritarti. Ačiū. Tai siūlau balsuoti, kas už šį sprendimo projektą. 24 balsais už, sprendimas priimtas. 16 darbotvarkės klausimas dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant 21-27 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje. Pranešėjas Gedas Adomaitis, prašau. Šio projekto tikslas mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti mažas pajamas gaunančių asmenų teisę į papildomą socialinę paramą. Asmuo per metus galės gauti nuo 80 iki 100 eurų. Ši suma bus pervedama į socialinę kortelę ir su šia kortelė bus galima įsigyti maisto prekes ir būtino vartojimo prekes. Tai net cigarečių nebus galima. Tai siūlau šiam sprendimui pritarti. Tai prašau balsuoti, kas už šį sprendimą projektą. Mariau? 24 balsais už, sprendimas priimtas. 17 darbotvarkės klausimas dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valdomo turto perdavimo Akmenės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti, disponuoti jo patikėjimo teise. Tai prašau Vitalija Žakienė. Šiuo sprendimo projektu vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 dienos sprendimu numeris T262 dėl Akmenės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ir atsižvelgiant į vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 22 metų gegužės 24 dienos raštą numeris S568 dėl turto valdymo seniūnijose Akmenės rajono savivaldybės sprendimo projektu yra numatoma perduoti Akmenės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teisę Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį nekilnojamą į turtą pagal įdedamus priedus. Prašau šiam sprendimo projektui pritarti. Ar būtų norinčių klausti pranešėjų? Jeigu nėra klausimų, siūlau balsuoti, kas už šį sprendimą projektą. Gerbiamas Elgi. 24 balsais už, sprendimas priimtas. 18 darbotvarkės klausimas dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėjas Romualdas Norbutas. Taip, šiuo sprendimo projektu siūloma perduoti viešai įstaigai plačiajuostis internetas panaudos pagrindais, laikinai netliktinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį rajono savivaldybei nuosavybės teisė priklausanti savivaldybės administracijos patikėjimo teisė valdoma nuo 23 metų lapkričio 30 dienos 10 metų laikotarpiui 1,80 kvadratinių metrų ploto patalpas, esančias adresu Žaliojo gatvė 24, Sablauskio kaime, Naujos Akmenės kaimiškoj seniūnyje, viešosios įstaigos, plačiajuostis internetas, plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo veiklai vykdyti. Prašau sprendimo projektui pritarti. Ar būtų norinčių klausti? Jeigu nėra klausimų, siūlau balsuoti, kas už šį sprendimo projektą. Balsais už, sprendimas priimtas. Sekantis darbotvarkės klausimas dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise. Pranešėjas Romualdas Norbutas. Taip pat šiuo sprendimo projektu siūloma perduoti rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Rajono savivaldybė nuosavybės teisė priklausanti šiuo metu UAB Naujosios Akmenės komunalininkas, patikėjimo teisė valdomo garažo pastatą, bendras plotas 50 kvadratų, kuris yra adresu Kranto gatvė 1A Papilės miestelyje.
jį naudosis Papilės seniūnija. Ačiū. Prašau balsuoti šį sprendimą. Ar bus norinčių klausti? Jeigu nėra klausimų, siūlau balsuoti, kas už šį sprendimo projektą. Balsais už, sprendimas priimtas. 20 darbotvarkės klausimas dėl nekilnojamo turto įsigymo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas Artūras Pekauskas. Šio tarybos sprendimu prašoma leisti įsigyti savivaldybės nuosavybėm nekilnojamą turtą esantį adresu Basanavičiaus gatvė 22A Papilė. Šios patalpos reikalingas vykdyti seniūnijai veiklą, bus aptarnaujami asmenys pirmam aukšte, komitetuose pritarta, prašau pritarti. Taip, aš irgi siūlau pritarti ir siūlau balsuoti už šį sprendimą projektą. Visais balsais sprendimai pritarta. 21 darbotvarkės klausimas dėl atleidimo parduoti savivaldybės nuosavybės teisę priklausantį butą. Pranešėjas Artūras Pekauskas. Šiuo sprendimu prašoma leisti pagal nepriklausomo nekilnojamo turto vertinimo nustatytą rinkos kainą parduoti butą, kurį asmuo nuomavosi. Šis asmuo nori šitą butą įsigyti, atliktas turto vertinimas, nustatyta kaina. Komitetuose pritarta, prašau pritarti. Tai siūlau balsuoti, kas už šį sprendimą. Richardai balsuoja. 24 balsais už, sprendimas parduoti būstą priimtas. Kaip ir pradžioj posėdžio buvo nuspręsta, 22 klausimas iš darbotvarkės išimtas ir nediskutuojamas. 23 dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 19 metų lapkričio 27 sprendimo T233 dėl Akmenės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarimo į nuostatų patvirtinimo pripažinimo netekus galios. Tai pranašau gerbiamą Vitaliją Žakienę. Sprendimo projektu yra numatoma pripažinti netekusių galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 dienos sprendimą numeris T233 dėl Akmenės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarimo ir nuostatų patvirtinimo. Prašau balsuoti. Ar būtų norinčių klausti pranešėjas? Jeigu klausimų nėra, siūlau palaikyti šitą sprendimą. Prašau balsuoti. 24 balsais už, sprendimas priimtas. 24 darbotvarkės klausimas dėl sutikimo perimti dovanojimą nekilnojamą turtą ir jo perdavimą valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas Artūras Pekauskas. Šiuo sprendimu prašome sutikti perimti Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn pagal dovanojimo sutartį nekilnojamą turtą, tai 5 arus, kitos paskirties žemės sklypą. Kaip žinote, tas sklypas yra Ventos kaime, prie įėjimo prie tilto per Ventos upę, kitaip sakant, prie Purvių tilto. Sklypas reikalingas tam, kad būtų priėjimas prie tilto, tai komitetuose pritarta, prašom pritarti. Ar būtų norinčių paklausti? Iš tikrųjų dar ilgai besitęsianti istorija, jau gal 6 metai, tai siūlau priimti sprendimą, gal ir užsibaigstom. Tai prašau balsuoti, kas už šį sprendimą. Balsais už, sprendimas priimtas. Taigi dabar yra pagal reglamentą numatyta galimybė pateikti pareiškimus, paklausimus, ar būtų kažkokie pareiškimai. Jeigu nėra, tai prašau, gerbiamas Seimo narys nori pasisakyti, ne? Prašau į tribūną. Ačiū už galimybę suteiktą kalbėti. Sprendimą dėl sveikatos centrų jungimų kaip ir savivaldybė priėmėme. Turbūt iššūkių ten laukia labai daug. tą situaciją turbūt atvesinti tarp vadovo ir mero tikrai reiktų.
Tai turbūt kartu gal bandysim atvesinti tą situaciją, bet aš kaip ir minėjau, kad yra ir daug rizikų su šiuo europiniu pinigų gavimu, nes labai bus sudėtinga, reikia pasižiūrėti, įsipareigojimai bus 5 metam, kaip bebūtų. Galutinių sumų dar nežinom, kiek pavyks mums gauti, kaip sakant, ar tai bus 1,5 milijono, daugiau ar mažiau. Tai turbūt reikia būti pasiruošusiam ir planą B ir kitą planą, kas būtų, jeigu kitokia situacija bus. Ir turbūt, jeigu šnekant apie ugnegesius, tai ką galiu pasakyti, kitų metų biudžete savivaldybės ugnegesiam yra padidėjimas tik 10%. Tai vadinasi, užteks ne 10 mėnesių, o 11 turbūt mėnesių, nu arba 11,5. Dėja tokie vyriausybės prioritetai, bet tuo pačiu priešgaisrinis gelbėjimo departamentas turi pasukti galvą, kaip išleisti pinigus, nes jie turi labai daug pinigų. Dėja situacija yra tokia. Kas liečia dėl vidinių pirkimų, taip pat svarstėt klausimą, džiaugiuosi, kad praeitoj kadencijoje mes juos įteisinom, nes dabar atsitinka tokia situacija, viešųjų pirkimų skyrius galėtų pasakyti, kas atsitiko, kai vyriausybė priėmė nutarimą 100% pažalinti pirkimus visus. Tai su greideriavimu atsitiko tokia situacija, kai pažalinom greideriavimo pirkimą, nors tas pats greideris, tas pats dizelinis kuras, tas greideriavimas pabrango ne procentais, o kartais. Tai dabar norim, nenorim, būsim priversti ieškoti kitų galimybių arba daug mažiau kelius tvarkyti. Tai tais pirkimais teks naudotis daug dažniau. O iš tikrųjų labai džiugu, kad savivaldybė viršplaninį biudžetą renka. Tai iš tikrųjų labai yra džiugu. Jeigu netgi 3 milijonus surinksim viršaus, tai tikrai gerai. Tai vadinasi visom iškilusiam problemom, ar tai būtų sveikata, ar švietimas, ar ugniagesiai, bent jau turėsim kažkokią galimybę padėti. Nors aišku labai liūdna, funkcijos, kurios deleguotos valstybės, kad ne valstybė skiria finansavimo, savivaldybė tenka skirti. Bet turbūt ką darysi, taip jau dažnai pasitaiko, kad centrinė valdžia priema sprendimus, už kuriuos, kaip sakant, reikia susimokėti ir atsakyti savivaldai. Tai tiek, ačiū. Ačiū gerbiamam Valiui. Iš tikrųjų, vienas dar iš labai svarbių dalykų ir ne vieną raštą rašom tiem patiems sporto rūmom užbaigimui reikia 3,5 milijonų, tai gal tuos pinigus visus ir teks įdėti, jeigu negausim perskirstimą pabaigoje, kur dabar kreipiamės į finansų ministeriją ir į kitas, tai kaip būnant pačiam biudžeto komiteto narių, prašome įtakoti tam tikrų vidinių sprendimų, nes ten priklauso, žinau, nuo švietimo ministerijos ir finansų ministerijos, kad netektų tų 3 milijonų atiduoti. Jeigu galima trumpai, kadangi praeitoj kadencijoje yra priimtas įstatymas ir ten įrašyta aiškiai, kad 50% šio objekto vertės turi finansuoti finansų ministerija. Tai kaip sakant, tikiuosi, kad į teismą nereikės duoti finansų ministerijos ir kad tos pinigus gausim. Ne, tai kadangi aš noriu paminėti, kad jie profinansavo, lieka mūsų dalis, bet jau nieks nedraudžia daugiau finansuoti. Tuo labiau, kad yra kai kurie objektai neįtraukti į VIPą, kaip praeitų metų Jonavos baseinas, kuris gavo 1,8 ir jisai gavo finansavimą. Tai šiuo atveju mes tiesiog norim, kad mums virš 50% pafinansuotų ne dėl mūsų kalties įvykusių pabrangimų, statistinių 18%, papildomų darbų atsiradusių nenumatytų ir panašiai. Tai dėkui už posėdį, tai kaip ir minėjau, ir diskusijoje karštoje apie reorganizaciją, manau, kad kitą posėdį teks organizuoti vis dėlto lapkričio 20 dieną, čia pakol kas preliminariai mes šitą datą nusistatom ir ko gero dar ir gruodžio mėnesį neteks 2 posėdžius organizuoti susijusi su visų šitų reformų ir metų užbaigimu. Tai ačiū tarybos nariam ir sekite informaciją. Manau, sveikatos komitetas irgi yra planuojama organizuoti ne šį, o kitą pirmadienį, atsižvelgiant į direktoriaus pateiktą prašymą dėl patalpų panaudos jam, kad reikia ligoniniai šitos patalpos, tai irgi bus atskiras posėdis. Tai ačiū, o socdemų frakciją prašau visus dar užeiti į viršų į mažą salę. Tai jūs čia greitai susitvarkysit.